Kaip reikėjo nuo pat pradžių įrašyti tiesiog viską ant kad tiesiog įkelt. Gali būti kada. O, šokoladas, wow. Duok man energy O, source. šokoladą. Žinau. Ignai nori gabaliuką šokoladą? Ne. Duosiu pusę gabaliuką. Nebel gal traukiu, to paint. Tai sveiki visi ir sveiki žiūrovai, labai malonu, kad jūs mūsų klausotės. Sveiki atvykę į pirmą tinklalaidės epizodą, su manim dabar studijoje sėdi mano du kompanionai. Kompanionai, prisistatykite. Taip, sveiki visi, aš esu Matas. Sveiki, aš esu Julius. Susipažinau su Ignu prieš, noriu sakyti, 3-4 metus. Kažkas tai buvo per pandemiją, kai per lockdowną patį. Susipažinome realiai žaisdami Terrariją. Ir nuo to laiko mes iš esmės žaidžiam kartu ir šnekame apie žaidimus. Ir čia pagrindinė veikla. Ir tada kartais taip pat pašnekam apie sudėtingesnės temas. Apie kažką rimtesnę, ne? Kažką rimtesnę. Taip, jūs per Discordą susitikot. Mes susipažinom per Discordą, nes buvo lockdownas. Jo, buvo karantinas ir aš net susipažinau per vieną bendrą draugą. Susipažinom per bendrą draugą. Iš esmės, aš buvau atneštas į tą draugo grupę, kurioje buvo tas bendras draugas ir tada jis sakė, aš prijungsiu šitą. Aš toks, šitas kažkoks įtartinas žmonės. Kažkaip vis daug šneka, bet su manim nešneka. Toks keistas. Ja, aš irgi patačiau visoks keistas, Ačiū. Ką padaryti? Jaučiuosi pamalonintas, jaučiuosi labai pamalonintas. O kas tas yra bendras draugas už? Jis neminėtinas. Jis kaip Voldemortas, jis yra tas, kurio vardą mes neminime. Kokią nors paminėsime, bet gal ne šiaip. Mes jį vadinsime Nerijum. X-menas, tiesiog. Jo, Nerijus. Mes jį vadinsim Nerijum. Jo, Nerijus. Bet Nerijus normalus. O gal Palanga, nenorit? Ne, nenorim. Kodėl Palanga? Ne, nieko. Važiuojam toliau. Važiuojam toliau. Tai gerai, tai šiandieną, kadangi mūsų tema šiandienos, su kuria, koks mūsų tikslas yra, mes, kadangi visi trys esame nuo pat vaikystės tikriausiai, arba bent jau nuo pakankamai ilgą laiką žaidžiame įvairius žaidimus, video žaidimus, užsiemam tą visą tokią vos ne kaip dalyvavimą toje sferoje. Aš manau, kad būtų gal visai, nutarėm, kad būtų visai įdomu padaryti, pakalbėti apie, išrinkti 10-tuką. Nuo šiuo atveju 6-tuką. 10-tukas buvo pradinis planas. 6-tuką žaidimų, kurie buvo įtakingi mūsų gyvenimui, arba mėgstamiausi, labiausiai prisimename, nostalgiškiausi, va tokie dalykai. Ir apie juos pakalbėti, pasižiūrėti, kokie jie yra, pažiūrėti vienas kitos skonius ir, man atrodo, mes galim nieko nelaukiam pradėti. Ar man pradėti tada? Trumpai tariant, mes esam užkietėję gameriai, kaip sako Lietuvoje. Ir mes šnekėsim apie gėjimus. Apie gėjimus. Ne, mes nešnekėsim apie Candy Crush, kažkaip merginų žaidimai. Nešnekėsim apie mergaitiškus žaidimus. Apie užkietėjusius gamerių gėjimus. Žalė, pradėk. Man pradėk. Tai pradėk. Gerai, tai aš tada pirmą pradėsiu, tai aš tada tiesiog išvardinsiu visus šilės. Kaip mes norim daryti? Tiesiog, gal ne vardink, o tiesiog pasakyk ir mes galim padiskutuoti, pakomentuoti. Ar tu nori viską išvardinti pirmą? Būtų čia šiek tiek, dabar kaip galvoju, būtų geras. Po vieną žaidimą nenorit, pavyzdžiui, tai praeinam papasakoti ten apie žaidimą vieną. Arba tiesiog ratu einam po vieną. Ir tada aš manau, gal geriau būtų iš tikrųjų po du, tada taip, gal paprašiau. Ne, man tada bus sudėtinga šnekėti. Tai gerai, po vieną tada. Po vieną ir ratu judam. Tu pirmas pradėk. Ok, aš galiu pradėti. Tai mano pirmas žaidimo sąraše yra Binding of Isaac. Ajabai. Aš irgi turiu šitą žaidimą savo sąraše, bet ne 6-tuką išrinktą. Iš tikrųjų geras žaidimas. Iš tiesų, liauriškai tariant, siaubingas, hujovas žaidimas. Neapkenčiu Binding of Isaac. Puikus žaidimas iš tikrųjų. Praleidau 600 valandų. Man atrodo, kad mums reikėtų papasakoti apie ką žaidimą. Pirmą kaip, nes aš tikiu, kad klausytojai tikrai visi nežinojo, jeigu būtų protingai papasakoti apie ką jis yra. Gal būtų protinga paaiškinti, dėl ko aš čia toks piktas. Papasakok esmę žaidimo. Esmė žaidimo, istorija yra tik tokia pseudo esminė dalis gal šiuo atveju. Nes žaidimas pagrindiniai iš ko jis susideda, tai tu esi Zokas.
kad toks vaikas, kuris turi motiną, kurią pagal istoriją pradeda kalbėti Dievas ir pasako, kad tas Izaokas yra nusitėjęs ir kad jis yra ten velnio apsėstas ir kad jį reikia užrakinti kambarį, atskirti nuo pasaulio. Ir tada paskutinis išbandymas yra jį nužudyti, ir kad jį reikia paaukoti, tai jį bando jį nužudyti, bet jis paskutinę minutę ten iššoka į praliuką, iššoka į rūsį. Ir tad visas žaidimas iš esmės yra labai daug ima inspiracijos iš tokių klasikinių žaidimų kaip Legend of Zelda. Legend of Zelda šiaip tai pagrindinė inspiracija, sakyčiau, vien tik bent jau iš viso vaizdo. Visas žaidimas iš esmės yra roguelike žanro, tai reiškia, kad eini per kažkokius atsitiktinai pagamintus kambarius. Kas generuojamas jo kambarius, viskas yra labai generuojama ir yra tokia, kad žaidimą neįsaugai. Tas yra, kad tu žaidi tokius kaip raundus vos, o ne tai, kad tu žaidi visą žaidimą su istorija. Tai tu pražaidi raundą, tada viskas per naują prasideda, tu vėl žaidi antrą raundą ir kažkokie dalykai pasilieka tarp raundų. Tai ir idėja, kad visas žaidimas yra iš esmės iš viršaus į apačią, tu esi tas Izaokas, tu ten gali šaudyti savo ašaras. Be to, žaidimo temos biškai tokios... Žaidimas... Labai toksai liūdnas žaidimas iš tikrųjų, kaip galvoji, iš vienos pusės. Jo. Jis patiktas nėra liūdnai, jis gan juokingai patiktas, manau, bet iš tikrųjų, kaip pagalvoja, tai temos gan liūdnas. Potekstė yra labai liūdna. Jo, ta prasme... Ne to žodis. Iš tikrųjų, ten tu naudoji kartais tiesiog, pup, realiai tavo ginklas vos yra iš tikrųjų. Ja, tavo ginklas yra šūdas. O tu šaudai ašaras. Jo, tai ten... Jis paliečia tam tokias labiau kabutėse subrendusios temas, gal taip galima. Aš nesakyčiau, kad kabutėse, sakyčiau labai subrendusios temas. Fanatizmas, zelotizmas, religinis. Bendrai, ką reiškia, labai daug yra potekstės į tai, kas vyko iš tiesų Izaoko gyvenime. Pavyzdžiui, kad visi pinigai, kuriuos jis randa, yra tik centai. Ir didžiausias pinigas, kurį jis yra kažkada matęs, yra $1, kurį jis gali kartais rasti. Jis niekada nėra matęs daugiau nei centais, 5 centų monetą, 10 centų monetą. Jis neturi patirties su jokiais kitais pinigais. Taip pat, kad koks yra jo santykis su mokslu, koks yra jo santykis su religija, su aplinkiniu pasauliu, su maistu vien tik koks jo yra santykis. Ką jis vadina pusryčiais, ką jis vadina pietumis. Žaidimas yra gan sunkes temas, sunkes ne ta prasme, kad sudėtinga apie šnekėti, bet, sakykime, tamses labai, prispaudžiančias temas. Tamsus yra geriausias apibūdinimas. Ir visas žaidimas yra, kad tu eini pro kambarius, juose nugali kažkokius priešus, po kambarį gauni kažkokią kambario tokį kaip prizą, tai būna arba raktas, tarkim, durims, arba bomba susprogdinti akmenims, arba pinigas, arba skrinė, kuri gali turėti įvairių daiktų, tokio tipo, arba širdis, kurios tave gydo. Ir tada tu praeini tos kambaris, kiekvienas aukštas, nes tu eini vis žemyn ir yra aukštai. Jo, lygis turi po kambarį, kuriame gali gauti kažkokį daiktą, kuris tau padės. Ir tada tu turi boso kambarį, kurį nugalės ir gauni kažkokį daiktą, kuris tau padės ir tu leidys vis gilyn. Lygio viršininkas. Ir jo, žaidimas pakankamai... Tarpsime, aš dabar kaip pasakoju, aš suvokiu, kad aš tikriausiai pasakoju žiauriai palaidai ir kad sunku suprasti iš tikrųjų, apie ką tas žaidimas yra. Esmė yra, kad žaidimo esmė yra labai paprasta. Bet kuo labiau žaidėjas pramoksta jį žaisti, tuo labiau atsiveria iš tiesų, koks kompleksiškas jis yra. Nes tu ne tai, kad tu daugiau pats supranti, bet ir tiesiog daugiau visokio kontento atsiranda žaidime. Taip, tu atrakini daugiau vien tik daiktų, kuriuos gali rasti, bet žaidėjas pradžioj sakys, galvos pavyzdžiui, kad oi, čia yra tos mėlynos širdelės ir jas turėti visada geriau. Patyręs žaidėjas pamatys, kad veikėjas turi 3 raudonas širdis ir sakys, blema, čia geriausias veikėjas pasaulyje, nes aš galiu eiti sekrūmus, aš galiu naudoti ten, galiu priduoti kraują, aukoti, viską galiu daryti. Kambarys tai yra kambarys, kuriame gali aukotas gyvybės, tai raudonos, pavyzdžiui, labai gerai aukojasi, vis tiek ir gali gauti kažkokius ten apdovanojimus gauti. Žaidimas... Tokie dalykai, kur jau pažaidę suprasi. Bet būtent, žaidimas vis labiau plečiasi, kuo daugiau žaidėjas žino apie jį. Dėl to verta būtų pažaisti.
verta būtų pažaisti. Aš įdėjau tą žaidimą 600 valandų ir aš jo neapkenčiu. Aš nerekomenduoju žaisti Zaodas. Mes dabar priėjom, žinau, kad čia Igno eilę papasakot, bet kodėl tu nerekomenduotum šitą žaidimą, nors ir pražaidai 600 valandų. Ir vis dar žaidžiu. Negaliu rekomenduoti, nes jis labai įtraukia. Jis labai įtraukia žaisti ir aš tada... Minusas. Tai čia didžiausias minusas, kad tu kažkada pričiupsi save, sakydamas, aš 200 valandų žaidžiau tą patį žaidimą, kuris iš esmės konceptas pačio žaidimo, kas vyksta, praktiškai nesikeičia. Bet iš tikrųjų vienas dalykas, kas yra svarbus apie Binding of Isaac, kad tu gali bet kada pradėti žaisti, gali bet kada jį tiesiog dropint ir tada kitą dieną tiesiog sugrįžti ir toliau. Ir tau nereikia ten 3 valandų taip atsės ir žaisti, tu gali 10 minučių pažaisti, gali 2 valandas, gali kaip šitas Lunatikas 20 valandų per dieną. Buvo blogai. Gali įvairiai. Skirtingai negu vienas žaidimas, kurį mes tikriausiai paminėsime, kurį turi dedikuoti valandą arba daugiau kartais per vieną kartą. Yra šiaip porą tokių žaidimų. Yra keletą tikrai tokių žaidimų. Bet ką aš norėjau pasakyti, tiesiog kad apie tą kompleksiškumą grįžtant, kad kaip ir tu sakai, kad kuo tu giliau eini, tuo daugiau atrodo, kad yra galimybė, tuo daugiau tu turi ką, tu supranti sistemas ir ir dar yra labai daug tokių mažų dalykų, kad, pavyzdžiui, kiekvienas kambarys gali turėti specifiškus tik tai daiktus, kad yra specifiški šansai kai kuriems daiktams, kad kai kurios mašinos, kuriems, pavyzdžiui, gali naudoti pinigus, kad lošti, yra lošimo aparatai, yra, pavyzdžiui, kraujo donacijos aparatų, kurie keičia širdis į pinigus, ane? Tu žinai, kad yra šansas, kad tos susprogs, arba žinau, kad reikia, pavyzdžiui, plius minus 5 pusširdžių, kad jie susprogtų ir man kažką duotų, ne? Tai tu žinai, kada verto tas rizikas, tu žinai, pavyzdžiui, aš gavau tokį daiktą, jis žiauriai gerai tinka šitą vietoj ir aš galiu išnaudoti, kad gauti kokius kitus 5 daiktus arba iškeisti jį žymiai geresnį, jeigu panaudosi tam tikram kambarį. Kaip, pavyzdžiui, yra daiktas, kuris vadinasi dovana tiesiog, kurį panaudojus jis tiesiog duoda daiktą pagal to kambario tipą. Tai jeigu žinai, kurie kambarių tipai turi geriausius daiktus, tai tu jame panaudoji ir tu maksimizuoji savo šansą gauti kažkokį gerą daiktą ir tai yra įdomu. Nes aš kai pradėjau tą žaidimą žaisti, aš jau nekenčiau. Aš buvau toks, žinai, kas nori, pavyzdžiui, turėti 200 daiktų žaidime, kam reikia tiek? Nu, pasigalvoju, kad čia kaip tai gerai. Ir po to ir čia sunku ir kažkodėl prieš ir žiūriu viską ir žaidžiu originalą. Tai viskas dar strigo, visa kontrolė atrodė, kad tu čiuožinėjai ledo, ten buvo tragedija. Kada šitas žaidimas buvo pirmą išleistas? Labai senas. Siaubingai senai. Jis buvo ant Flasho, Taip. Gal 10 metais? Aš bijau, kad anksčiau čia mano didžiausia baimė. Jis buvo labai senai išleistas, tada buvo remasterintas ant Steam'o, ne? Taip. Ir tada jis ten turėjo... Jis pirmą kartą buvo išleistas... Afterbirth pirmą turėjo, ne? Rugsėjo Kaip DLC. 28 dieną 2011 metais. Tai biški vėliau 11 metų. Jo. O Rebirthas yra atnaujinimas žaidimo, nes pirmas yra Binding of Isaac, tada yra Binding of Isaac Rebirth, kuris yra atnaujinimas. Ir tada Afterbirth buvo pirmas DLC? Afterbirth buvo pirmas jo. Tada atsisiuntimas ir tada... Dar ten daugiau buvo iš tikrųjų. Tada buvo Afterbirth Plus, tada buvo keli papildomi pakai itemų, kurie pridėjo, tada išėjo Repentance. Kuris kaip antra dalis yra. Repentance yra Definitive Edition The Binding of Isaac. Nėra kitokio būdo, kaip žaisti. Be jo žaisti nėra prasmės. Nėra prasmės žaisti. Repentance žaidimą padaro iš normalaus pakenčimo į nuostabų žaidimą. Žiauriai gerai. Tai jeigu nori žaisti šitą žaidimą, reikia iškart nusipirkti visus vos neduosys. Kas yra biškai investicija, bet kaip tu pagalvoji, kad tu gali investuoti tą žaidimą grinai nelimituotą kiekį valandų. Bet jeigu, tarkim, bilietas į kino teatrą to kainuoja 5 eurus, tu praleidi 2 valandas kino teatrą, tai tu čia investuoji kažkur. 8. Bet čia nuperki už tram gal? Daugiau, dabar jau daugiau. Aš tai laukčiau tikrai išpardavimo, bet 40%. Jo. Ir tada pirkti viską. Už 230 eurų nusipirki visus DLCs, game beveik. Ir tada gali investuoti kaip 1000 valandų Gali daug investuoti. Aš sakyčiau, žaidimas žiauriai smagus, nes jis visada tau duos būdų, kaip įdomiai praleisti laiką.
tu sakai, aš Nes turiu valandą keičiasi. laiko Jo. ir aš noriu tą valandą laiko praleisti tiesiog optimizuodamas kiekvieną lygį ir ištraukdamas viską, ką galiu iš šito vieno praėjimo žaidimo. Ir tau bus smagu, nes tu baigsi žaidimą su kažkokiu visiškai pusdievio lygio galingumo tiesiog veikėjas. Ir sakysi, buvo visai smagu. Aš padariau vieną bosą, kurio nesu padaręs. Taip ir būna. Bet, kaip jau minėjau, mano vienintelis minusas, kad būtent tada jis taip įtraukia, kad nepastebiu, kaip tu vieną žaidimą investuoji 600 valandų per metus. Per daug mažai metus. Vienas pliusas Binding of Isaac yra tik, kad tu gali kažką kitą veikti, kai tu žaidži žaidimą. O tarpsme, šiaip taip nepaveiks kažką vizualiai, bet tu gali klausyti, tarkim, muzikos, ar podcast'o, ar Gali galbūt klausyti ir mūsų podcast'o. Vat geras pasiūlymas. arba studijų, žinai. Ten. Jūs galėtumėt Jeigu pradėti dabar žaisti Isaac. Ir kol jūs baigsit klausyti mūsų podcast'o, jūs būsite perėję kokius 5 kartus žaidimą. Gal 3. Galbūt. Nu, Jeigu pirmą kartą žaisite, tikriausiai neperėsite per 5 kartus. Priklauso. Nebent jūs esat tikras gameris, užkietėjęs. Nebent tai. kaip ir mes. Nebent tai. Kaip ir mes. Aš tikrai neturėjau jokių problemų. Aš savo pirmame rane gavau Sacred Heart ir buvo giga easy. Sacred Heart yra vienas iš rečiausių ir geriausių daiktų, kuriuos gali gauti. Taip jis vadinasi ir... Jo, jį gauti turi turėti... Pirmas ranas. Ne, aš pralaimėjau tą raną. Aš nelaimėjau tą. Jis sak tikras gameris yra, dėl to jam taip pasisekė. Tas tiesa. Gerai, ar norime perėti prie kito žaidimo tada? Galime, jau. Matai malonėk. Kurį būtent tiksliai žaidimą man pakalbėti? Aš taip ėjau tiesiog iš eilės sąrašą, nes tada bus... Iš eilės, pas mane yra pirmas žaidimas Dark Souls 3. Aš čia turiu komentarų, bet papasakok. Jo, papasakok, kodėl tu jį pasirinkai. Aš nežinau, ar čia reikia kažkam, kas... Aš manau, kad visi žino, kaip yra žaidžiamas, kaip atrodo žaidimas pats Dark Souls. Visi žino tą dodge mechaniką, kad tu turi pirmą išvengti priešo ir tada trenkti jam atgal. Čia visas principas žaidimo šitai yra. Tai manau, visi šitą žino. Ir įdomus dalykas apie Dark Souls 3 yra tas, kad aš bandžiau pirmą pradėti jį žaisti, jau gal prieš kokius 4 metus ar 3. Ir man nepatiko, aš perėjau iki pirmo boso, žiauriai straglinau ir tada nusprendžiau dropint. Ir tada po kurio laiko vėl priejau prie Dark Souls 3. Ir tada jau perėjau pirmą bosą ir galvojau visą, kad čia huinė kažkokia. Man nelabai patiko. Nu gerai, padropinau. Tada vėl po kurio laiko nusprendžiau vėl sugrįžti. Tai pratęsiau tą jau save'ą, kurį jau buvau įveikęs per bosą. Taip pažiūrėjau, aš nelabai supratau, kur man eiti. Ir tiesiog nusprendžiau išjungti game. Čia buvo mano 3 pabandymas. Ir tada išėjo Elden Ringas praeitais metais. Ir aš nusprendžiau, žinai, visi taip gerai gyrė, žinai, taip atrodo, kad best game ever, žinai. Tai aš nusprendžiau tuo išsiųst. Išleidau, žinai, 100 eurų dėl to, žinai. Čia buvo investicija, realiai. Čia buvo didelė investicija buvo. Ir aš praleidau ant to game 100 PAM gal valandų. Aš tiesiog non-stop grindau jį, grįžęs iš universiteto, realiai tiesiog. Pirmas dalykas, ką darau, tai tiesiog įsijungiu Elden Ringą, kad pakapačiau. Ir aš miegodamas galvojau, kaip man įveikti kitą bossą, žinai. Arba jeigu būdavau stuck ant kažkokią bossą, tiesiog norėdavau taip įveikti jį. Jo, ir gan svarbus dalykas, kad pagrinde 2 dalykai svarbus apie Dark Souls, tai yra gameplay ir story. Bet dauguma vis tiek, manau, žmonių orientuojasi ties gameplay. Nes story toksai, dažnai žmonės nesupranta istorijos pačiam žaidimui. Jie, kai pereina žaidimą, eina į YouTube ir jie tada žiūri Matį video, toks yra kanalas, jeigu nežinot, ir per jį sužinai visą istoriją realiai. O pats žaisdamas, tu tik tai gauni vos ne hintus tokius, kaip tokias dalelytės istorijos, tu maždaug gali surišti, kas maždaug vyksta, bet kad suprastum tą tikrą istoriją, tau reikia kažką kito pažiūrėti, kad tu galėtum Iš esmės, suvokti pilnai. istoriją lengva nepastebėti, nes ji yra paslėpta kriptinėse dialoguose su veikėjais. Aitimuose visokiose. Daiktai turi visi kažkokį aprašymą.
Tu turi netgi iš dalies kartais žvelgti patį pasaulį ir pagal aplinkos atmosferą, pagal aplinką kažkokius tai užuominas, suprast, kas dedasi. Bet Dark Souls 3, aš žaidęs tik Dark Souls 3 dar be DLC, bet žaidimas, man buvo lygiai tas pats, aš iš pradžių nusipirkau, ant seno laptopo paprasčiausiai neveikia. Ir atnaujo, kokius 3 kartus bandžiau. Ir aš kiekvieną kartą nueidavau iki boso ir tada sakiau, žinai, ką man taip nubodo, aš dėjau. Jo, vat reikia įveikti tokią pradžią, nes gali būti gan sunki ir nuobodi, bet paskui tam tu gali taip užsikabinti. Bet tada man buvo panašiai, aš padariau tą pirmą Yundex Gundir, tada aš nuėjau, sutikau my wife, Fire Shrine Keeper. Shrine Keeper, jo. Ir tada nuėjau į tą tutorial area pirmą, ir tada nuėjau iki Ward. Ir tada aš užkapojau Ward. Wardas, manau, Wardas kaip antras bossas vos nėra. Tai jis, sakyčiau, lengvesnis negu pirmas bossas. Bet jis realiai tas pirmas area. Kai tu perėdi pirmą, tu tau būna šiek tiek lengviau kurį laiką iki tokio vieno specific bosso, bent jau man asmeniškai. Gali būt, dar tas tutorial area visas yra. Tiesiog man buvo žiauriai juokinga Dark Souls 3, kad jie tave realiai įmeta į gryną tutorial zoną, tave vos išmoko, kaip judėti toks jausmas. Ir tada meta tiesiai į bossą, kuris yra greitas, kuris turi milžiniškų atstumų, per kur gali tave pričiupt. Ir tada kitas bossas, Ward, jis yra gana lėtas palyginus, sakyčiau. Ir gana lengva matyti, ką jis daro. Jis turi vienintelį puolimą, kuris stovi ir tuoj pat trenkia tau. Čia vienintelis dalykas, kuris tave gali pričiupti. Bet jis trenkia pakankamai greitai, aš suprantu. Dėl konteksto Wardas yra kaip toksai, kaip meška tokia, sakyčiau. Meška. Kažkas tokia ir realiai jį nusisuka dažnai nuo tavęs, ar tu gali tiesiog jo šikną toko pusę. Bet užačią. Tada momentas, kai man pradėjo patikti Dark Souls 3, buvo, kai Wardą damušė iki pusės gyvybių. Ir tada muzika sustoja, ir tada prasideda. Ir tada tokia, wow, o čia yra Dark Souls, čia yra peak Dark Souls, kai muzika tampa. Ir this shit is fucking epic, man, oh my god. Ir tas momentas buvo, ir tada tu tiesiog negali nustoti žaisti, nes viskas yra antiek epic. Dėl tokių epic momentų žaidė realiai, kad tu pajauti tą vos adrenaliną, kai nužudai bossą. Kažkokį sunku, arba ten tiesiog dėl istorijos, dėl muzikos, dėl visokių faktorių, kurie tau patiko, žinai, tiesiog dėl duodo tokio satisfaction. Ir vat Dark Souls 3 buvo antras žaidimas, kurį aš lašiau po Elden Ringo, iš FromSoft, kurie yra sukūrę Dark Souls serijos. Tai vat tada jau buvo žymiai lengviau man užsikabinti už to žaidimą, žinai. Nu tai jau turėjai patirties. Nes aš jau realiai buvau 100 valandų išleidęs Elden Ringo, tai jau palyginus su Dark Souls 3, Elden Ringas yra realiai kaip Dark Souls 3,5. Tiesiog, kuo skiriasi realiai šitie daugėjimai, kad Dark Souls 3 yra labai linear, tai prasme, tu žinai, kur tau eiti, tau tiesiog duoda kelią pats žaidimas, o ant Elden Ringo tu gali eiti kur nori, tau nieks neriboja beveik. Nu, yra ten tokių restrictionų, bet tu gali realiai kur nori, nes yra open world game'as, o Dark Souls 3 yra toksai kaip puzlės, nu, kaip lygiai tokie. Kaip panašiai kaip per Binding of Isaac realiai, tai eini per kambarius, tai Dark Souls 3 tu eini per areas kažkokias. Jie per kažkokius plotus. Tam turi įveikti priešus, tik tai, kad tau nebūtina įveikti prieš, tu gali realiai visus juos praleisti. Vienintelis dalykas, kad kaip tu turi progression story, tai tu turi įveikti bossus, bet tu negali progression story, jeigu neįveiki bossų, bet priešus tu gali visus praeiti, jeigu nori. Pasakykit, kas jums atrodo, kad būtų, nes visi tikriausiai yra girdėję mūsų klausytojai, jeigu esate bent jau žaidę žaidimų, ta prasme, su Dark Souls yra visi žaidimai lyginami. Jeigu žaidimas yra sunkus, tai jis yra Dark Souls X žanro kažkoks. Iš tikrųjų, apie šitą dalyką norėjau užsiminti, kad Dark Souls 3 nėra sunkus žaidimas, jis yra challenging, bet tau reikia išmokti tiesiog kaip žaisti. Čia yra esminis dalykas. Aš nesakyčiau, kad jis nėra sunkus. Jis yra sunkus. Bet ką jis tikrai daro, jis tave išmoko jį išmokti. Jis išmoko realiai pasimokyti iš savo klaidų. Vat būtent. Tiesiog
Retai per Dark Souls man būdavo, būtent prieš bossus erijas, kai tu per pačius eidavai pasaulius link boso, čia būdavo man sunkiausia dalis. Nes ten būdavo viso spastai sustatyti, būdavo šlyštus priešų pristatyti, nešnekam, pavyzdžiui, apie tą kalėjimą, kur yra to su kaukėmis, kurios pribėga ir tavo HP sumažina iki nulio. Jos žiūri į tave. Jie tik pažiūri, tavęs net nepataiko, žiūri tave, užsidega akis ir tavo HP pradeda mažėti. Maksimalus kiekis, o čia tada pribėga ir tave stebina, tiesiog jautiesi kaip Londone. Ten yra kalėjimas, tai reiškia, ten nėra daug vietos. Nėra vietos visiškai. Tai tiesiog... Čia yra šlikščiausiai priešai, kurie mažina tavo maksimalų kiekį. Ir čia yra dabar toks šalutinės, toks tangentinas, šoninis faktas, bet per no hit challenge runus. Jeigu tu vieną tiką paimi to damage'o, skaitosi, kad tave pataikė. Ir šlikščiausias dalykas, nemanau. Nu, pabrėžkime, kad žmonės, kurie Dark Souls 3 kaip challenge daryti, yra tiesiog toksai jau... Gana rimta. Mental challenges, realiai. Ne tik, kad tu tiesiog esi god gamer, bet tai jau... Čia ne tik užkietėjęs gameris turi. Čia iš tikrųjų tikras gameris. Pabrėžkime, kad tu turi būti specifiško tipo žmogus, ta prasme. Specifiško tipo, aš nesakau, kad tie žmonės, tiesiog, jie yra... kaip specifiško tipo. Kaip fun faktą, čia toksai biški ne į temą gal šiek tiek, bet yra toks vienas žaidėjas, kuris perėjo visus FromSoft, tokio Dark Souls tipo geimus per vieną kartą, iš eilės, no hit. Tai reiškia, kad nebuvo ne karto pataikytas. Kad jis neteikino jokio damage'o. Kas auditorijai, aš pabrėšiu, yra nerealiai sunku padaryti. Nerealiai sunku ir užtrunka labai ilgai. Žinai, kodėl čia ypatingai sunku? Nes tai vadinas, kad tu turėjai žaisti Dark Souls 2. Taip, bet šiaip iš tikrųjų Dark Souls 2 nėra sunkiausias. Jis nėra sunkiausias, bet jis ilgiausias. Jo, sakyčiau, Elden Ringas ilgiausias. Aš noriu grįžti prie to klausimą, kurį norėjau užduoti. Koks pagal jūs yra... Be kokio aspekto Dark Souls žaidimai nebūtų Dark Souls žaidimai? Kas padaro Dark Souls žaidimą? Čia labai paprasta. Manau... Čia labai paprasta. Aš galiu pasakyti labai paprasta. Jeigu nebūtų vieno dalyko, ir tas dalykas yra, kad kai tu įeini į kažkokį tai paprastą tiesiog dalyką, tai yra aplinka į miestą kažkur, kad eiti kvosą, būna tylu. Nėra jokios muzikos. Tu girdi tik atmosferą, girdi kvėpavimą, tu girdi kaip daužaisi ginklai. Jeigu tu grįžti į savo saugią vietą, į savo šventyklą, tu girdi ramią muziką, aš saugus, viskas. Dark Souls 2, Area, Majula. Labai gerai. Pasiklausykime, tu nesigirdėjęs. Aš esu žaidęs. Žiūrovai, jeigu jūs nesat... Pasiklausykite Dark Souls muziką, bet svarbiausia Dark dalis... Souls 2, Majula. Pati geriausia. Bet svarbiausia dalis, kad kai tu įeini į boss fightą, tu niekada neapsieisi be... Be choro. Ir ypač ant Dark Souls 3 labai daug. Ypač ant Dark Souls 3. Vien tik epiški chorai. Reiškia, jeigu jūs girdite, kad už kažkokią žaidimą muzika yra 9%, kad yra Dark Souls. Ne veltui yra mymai, kuriamis su Dark Souls 3 muziku, kur priešas yra bossas, nes tiesiog tokia gera muzika užhypint tave. Tai jūs sakot, kad muzika yra... Neskaičiau, kad esminis iš tikrųjų, bet tikrai muzika gan... Aš sakyčiau, didelis pliusas. Mano didžiausia priežastis, kodėl taip tyčiuojas, yra, kad sunku iš dalies atskirti muziką, nes ji visa yra tiesiog etninis choras. Jo, panašiai, gan daug. Bet atmosfera, kur yra sukuriama per muziką ir per jos trūkumą, yra didelė dalis man Dark Souls. Logiška. Aš sakyčiau, kad geriausias faktorius Dark Souls, šiaip FromSoft, yra, kad labai toksai smooth gameplay, įskyrus Dark Souls 2. Nežaiskit šito šūdą žaidimą, net nesisiųskit, net negalvokit apie tai. Būtinai žaiskit Dark Souls 2. Būtinai žaiskit Dark Souls 2. Būtinai žaiskit Dark Souls 2 tik tai tam, kad galėtumėt flexint, kad galėtumėt visiems parodyti, koks jūs esat užkietėjęs gameris, kad jūs iš tiesų tą nesąmonę esat palietę. Ne, iš tikrųjų, kaip reikia daryti, tai yra niekad nežaisti Dark Souls 2 ir tada sakyt, kad Dark Souls 2 yra geriausias Dark Souls žaidimas. Jis yra geriausias Dark Souls žaidimas. Visus hardcore gamerius, kurie sako, oi, Dark Souls 1 yra geriausias žaidimas, tipo, ever, žinai.
jūs visus juos ištaltinsit, gausit respektą iš jų, Pagarbą. neigiamą respektą. Bet iš užkietėjusių gamerių gausit respektą, iš visų gatekeeperių, su kuriais jūs ir taip nenorit bendrauti, jūs gausit bloką. Jo. Ir pas juos vis tiek Steam'e bus parašyta, koks jų yra Battle Stationas kompas, tai ir šiaip ar taip nenoris tokio. Spaceshipas iš tikrųjų. Spaceship. Tai Dark Souls 2 yra iš tikrųjų hardcore game'as, pats sunkiausias Dark Souls, ne dėl to, kad jis sunkus, bet iš tikrųjų dėl to, Nes jis yra Dark Souls 2. Tiesiog, jo, jis tą mentally challenge, ne gameplay wise, bet tiesiog mintimis, jis tą užvaldo. Yeah. Tai Jeigu tu nori palyginimo, manau, Dark Souls 3 turi ten 3 bossus base game'e, kažkas tokio. Dark Souls 2 base game'e, manau, turi 40 su kažkiek. Jo, biškai dvigubai Iš didesnis. tikrųjų, aš tik žaidžiau Dark Souls 2, šiaip net nepajaučiu, kad ten būtų to bossų, nes tie bossai buvo žiauriai, bet tiesiog jie buvo žiauriai. Dark Souls 2, mes nenustosim šnekėti. Manais mums reikia nustoti. Dark Souls 2 yra vienintelis žaidimas, kur tu beveik visus bossus gali išvengti tiesiog eidamas aplink juos. Jo, nes jie Gali streifinti didžiąją dalį bossų, tau nereikia bossai rodyti. yra tokie lėti, kad tu kartais gali net 2 kartus pakeitinti juos su Great Sword. O Great Swordas yra pats lėčiausias ginklas žaidime. Vienas iš lėčiausių. Daug ką pasako. Tai įsivaizduok maždaug taip pat, kaip tu pahitintum Mike'ą Tysoną vieną kartą, ir tada jis dar nesugebėtų tau trenkti ir tada tu dar kartą pahitintum. Tai čia toks Nes maždaug. jis yra Dark Souls 2 bossas. Jo. Bet reikia pasakyti Dark Souls 2. Dark Souls 2. Dark Souls 2. Yra Pasakyk dar kartą. Dark Souls 2. Ačiū. Yra labai svarbus žaidimas, nes jis labai daug naujo pabandė, kas vėliau buvo sugrąžinta per Elden Ring. Jis yra labai daug naujos teritorijos išbandęs žaidimas. Už tą reikia tikrai pasakyti, bet Miyazaki, klausyk, seniai. Jeigu tu dar kartą sukursi Dark Souls 2, Jis 2, galiu įsiterpti trumpam. Tai Dark Souls 2, kai buvo kurtas, Miyazaki, tai yra pagrindinis Dark Souls 1 kūrėjas, jis veikia su kitu geimu. Ir tada kita komanda sukūrė Dark Souls 2, dėl to jis toks skirtingas nuo Dark Souls 1. Jeigu Ignai nežinai šito, Nežinau. nes mes nepaminėjom šitą, jis labai, Įdomus kaip faktas. jis sakė, labai pasikeitė nuo Dark Souls 1 ir dėl to tiek daug žmonių jo nemėgsta arba labai įmyli, žinai, nes tiesiog... Yra daug kas jį mėgsta, nes jis yra labai metodinis lėtas. Aš esu girdėjęs, Tai kuo skiriasi, pagrindinis dalykas, kuo skiriasi nuo pirmo, tai kad Dark Souls 2 buvo toksai lėtas palyginti su šiandieną standartais, bet jis buvo greitesnis negu Dark Souls 2, kuris realiai yra labai toksai metodinis, kaip tu pasakai, labai lėtas, metodinis. Priešas puola, tada tavo eilė. Ir dar Jis turi adaptability kaip statą. net nepradėkim su Mes nepradėsime šnekėti apie Dark Souls 2 adaptability. Man apie tai, aš norėjau pradėti kalbėti apie Dark Souls 3, bet mes kalbam jau gal pusę laiką apie Dark Souls 2. Ir dabar mes galim gražiai pereiti į kitą. Aš tik tai vieną norėčiau dalyką dar pasakyti. Dark Souls 2. Kad aš esu žaidęs Dark Souls 3, Dark Souls 2, tada pabandžiau, pirmas buvo dar Elden Ringas ir tada Sekiro perėjau. Tai iš visų šitų gėjimų sakyčiau, kad visi gėjimai turi savo charmą, net Dark Souls 2 man patiko su kai kuriais, dalykais. O Dark Souls 2 turi pilną pliusą. Dark Souls Geras 3, oras, tai nuostabi muzika. Overall tiesiog pasakysiu, kokie gėjimai geriausi pagal ką. Tai Dark Souls 3 yra pagal bossus geriausias, Dark Souls 2 yra tiesiog, turi geriausią atmosferą, man nuomonė. Tada Sekiro yra best combat, realiai kokią žaidžiau vieną. Ir tada Elden Ring tiesiog labai geras exploration, tiesiog geras pasaulis. Elden Ring tiesiog. Bet ant pabaiga šiek tiek buvo, kaip čia pasakyti, taip besikartoja. Man įdomu, Nes buvo daug dalykų reusinta, panaudota antrą kartą. Jo. Man įdomu, Mano kokia overall tavo toksai nuomonė greitis. apie Maleniją. Ir tu esi bandęs ją. Einam prie kito žaidimo. Gerai. Čia reikės privačiai pašnekėti apie Maleniją Blade of Mikkelą. Taip, iš tikrųjų galėsim po Okay. podcast'o pakalbėti. Gerai. Kaip Čia žiūrovų bus nepromotume. potėme. Čia bus potėme po podcast'o. Dark Souls 2. Aš prašau nesakyk, kad tu jį iš kur pasirašai. Aš neturiu jokio Dark Souls čia. Ačiū Dievui. Aš nesu užtektinai Bet tu žaidęs. Man atrodo, kalbėjai apie kad mes Dark Souls. praradom, jeigu mes turėjom bent 2 klausytojus, mes juos abu praradom. Kaip tik jie Aš bus tikiuosi- Dark Souls 2 fanai. Ir Aš tikiuosi, kad jie nėra Dark Souls 2 fanai. Aš jas tiesiog, žinai, ant virvės tiesiog.
užkabinęs ir tiesiog... Su meškere. Su meškere tiesiog į viršų jos dabar užkrenkino. Gerai. Mano pirmas žaidimas, kurį aš esu užsirašęs, kuriem aš turiu labai daug meilės, yra Darkest Dungeon. Ok, čia yra ką pakalbėti. Gerai, papasakok, apie ką yra žaidimas. Darkest Dungeon buvo sukurtas 2 britų studentų, kai jie vieną vakarą susitiko bare, prisigėrė viskio ir pradėjo šnekėti apie vaidmenų žaidimus. Čia yra, man rods, aš parafrazuoju nemažai, aš net nežinau, ar jie britai, aš neprisimenu, bet idėja tokia, kad 2 jauni žmonės susitiko ir jų fundamentali mintis, kuri iškilo iš jų girto pokalbio, buvo, kaip būtų blogai būti nuotykiautoju. Tiesiog kaip tau būtų blogas gyvenimas būti nuotykiautoju. Mes turime Dungeons and Dragons, mes esam visi matę Žiedų valdovo filmus, išskyrus Igną kažkodėl. Tiesiog negalim taip, nu. Dėl žiūrovų mes priversim jį pažiūrėti. Ne tik tam, kad galėtum vesti D&D mums geriau. Bet faktas yra, kad visi šitie fantastiniai pasauliai labai išaukština šitą nuotykiautoją, kuris yra laisvas pasaulyje, keliauja, pamato nuostabiausius dalykus, kovoja prieš didžiausius blogius, gelbėja pasaulius. Ir tada yra Darkest Dungeon, kuriame tu esi... Man visada iškanta žodis. Tu esi kilmingas žmogus, kuriam atkeliauja laiškas ir tavo dėdė sako, žiūrėk, turim problemą. Tu prisimeni, mes turėjom dvarą ir mes turėjom kaimą prie to dvaro ir viskas buvo čiki. Žiūrėk, aš visus pinigus iš pradžių pragėriau ir tada išsiaiškinau, kad kažkodėl tai mano lentynoje yra Necronomiconas. Ir tada nusprendžiau, kad reikia pradėti kasimo darbus. Puikiai idėja, iš tikrųjų. Kasimo darbus po dvaru, ieškoti didelio nesuprantamo blogio, kuris užims visą pasaulį. Dabar ta problema, kad aš atkasiau tą didelį blogį. Gali ateiti ir sutvarkyti situaciją, nes aš praradau protą jį pamačius. Ir tada jis nusišauna. Ir tada tau palieka visas problemas. Taigi tas kilmingas ateina į tą kaimą ir supranta, kad dvaras yra užimtas didžiausio blogio, reiškia, jam reikia atstatyti kaimą, jam reikia pamažu atsikovoti aplinkas kaimo, atsikovoti dvarą iš viso blogio, kuris jį yra apsėdęs ir bandyti galiausiai kažkaip tai sulaikyti tą didelį blogį, kuris bando iš to rūsio iškasto skverbtis į pasaulį. Ir tam jis iš esmės ką daro, jis rašo laiškus į visą pasaulį ir sako, jeigu jūs esate nuotykiautojas, jeigu jūs norite tapti herojum, atvykti šitą kaimą, aš jums duosiu darbo. Aš jums duosiu galimybę įrodyti, kad jūs esate nuotykiautojas. Ir kas savaitę žaidėjas gali susirinkti kelis nuotykiautojus, kurie atsitiktinai atsiranda ir juos nusivesti į visą aibę visokių požymių, iš esmės. Tai susidarai grupę iš 4 nuotykiautojų ir jie ten keliauja, jie mušasi su priešais, bando įveikti tam kažkokį tai tikslą ir galiausiai grįžta į kaimą su pinigais, su kažkokiais tai artefaktais, su kažkuo. Ir visas tikslas yra gauti užtektinai nuotykiautojų, kurie būtų užtektinai užsigrūdinę nuo visų šitų siaubų, kad galėtų nukeliauti ir bandyti sulaikyti didelį blogį. Esminė priežastis, kodėl aš myliu šitą žaidimą, yra, kad jis nėra toks paprastas, kad eini, kapojas, grįžti, tampi stipresnis ir kartoji šitą ciklą. Tai būtų, pavyzdžiui, per kokį Diablo ar per kokį kitą paprastą RPG. Šitie tavo herojai, jiems tenka kovoti prieš vaikštančius griaušius, prieš vaikštančias žuvis, prieš paprastus badikus arba raganas, arba prikeltus mėsos gabalus, kurie tiesiog kažkaip sugebėjo suaugti į vieną didelę masę ir jį bando tave praryti. Ir tokie dalykai, mes galėtume sakyti, kad tai nėra saugi darbo aplinka. Ne tik tai, kad šitie žmonės mirs neišvengiamai, šitie žmonės taip pat parsineš didžiausias traumas. Ir tai yra dalis, kuri man patinka. Nėra žaidimo. Aš tau buvau davęs, savitė, gal.
Nėra žaidimo, kurio aš nesu žaidęs valandą laiko, vien tik darydamas vieną požymį, po to baigęs tą požymį ir atsidusęs iš paprasčiausiai atsikvėpęs nuo to, kad man nebereikia stresuoti, ar aš išgyvensiu. Ne tik tai, kad tavo veikėjai gali prarasti gyvybės, jie taip pat gali stresuoti. Ir kuo daugiau jie užsitarnauja to streso, tuo tai labiau yra tikėtina, kad jie galiausiai kažkada jiems perdėk smegenis ir jie pradės veikti visiškai atsitiktinai ir nenumatomai. Ne tik tai man reikia prižiūrėti, ar jie prie jų pritvirtintos visos galūnės ir jie gali veikti, man reikia pažiūrėti, ar tu jautiesi gerai, ar tu nesi depresuotas, ar tu nemanai, kad sienos šnekasi vienas kitu apie tai, ką tu veikiai vakar. Žaidimas jaučiasi, kad tavo herojai nėra kažkokie antžmogiai, jie vis tiek yra žmonės ir jiems yra blogai būti šitose aplinkose. Ir dėl to ir atsiranda toks prisirišimas prie tų veikėjų, tu nenori, kad jie mirtų, bet tu galiausiai vis tiek nori pamažu judėti toliau. Ir galiausiai tai priveda prie neišvengiamo kompromiso, ar aš dabar noriu vėl vestis šitų žmonės, kurie gali turėti visokių traumų prisirinkę, ar aš noriu vestis naujus, šviežius žmonės, kurie galbūt nėra užtektinai užsigrūdinę, kad išgyventi šį nuotykį. Ir būtent šitas nuolatinis stresas pačio žaidėjo, pastoviai bandyti kažkaip tai gelbėti situaciją, labai leidžia po to apsidžiaugti, kai tu prieš visus priešininkus, prieš viską, kas bando tave statyti, galiausiai sugebi pereiti, kad ir vieną tik tai požymį. Būtų šitaip. Manos aš ir viską pašnekėjau, klausimą. Aš galvoju tokia įdomu. Jo, aš formulavau klausimus bendrai. Manau, reiktų įsiaiškinti jo, kaip pats žaidimas vyksta, kaip gameplay'us atrodo. Jo, kaip įprastai, toks bendras apibūdinimas galbūt naudingas. Bendrai žaidimas turi, mano požiūriu, du archetipų žaidimą. Vadinasi, yra viena simulacija, kai tu turi tą kaimą, kurį turi statyti, kurį tu turi... Tai toks kaip sim, vos ne. Vos ne kaip sim, tu turi kaimą, nėra labai daug ką, tu gali iš tiesų įtakoti, tiesiog turi, pavyzdžiui, viskas yra sugriuvę, apleista ir tu pamažu vėl atstatai. Tu atstatai kalvį, kad jis tau galėtų kalti ginklus ir šarvus, tu atstatai gildiją, kur yra... Tai tu gali pasirinkti, ką pirmą atsitati. Ką pirmą, tu gali kažką prioritizuoti. Ir galiausiai tai priveda prie to, kad tu paprasčiausiai turi infrastruktūrą, kuri palaiko viską. Jeigu tavo herojai yra tavo įrankiai, tada tavo kaimas yra būtent kalvis, kuris gamina tuos įrankius ir juos tiesiog daro stipresniais. Ir tada tu tuos sustiprini, tu jas apginkluoji, tu jiems suteiki šarvų, tu pagerini jų gebėjimus, paaštini jų visus gebėjimus. Tu jiems duodi artefaktus, kurie gali duoti jiems tam tikrų pliusų arba minusų. Pavyzdžiui, gali duoti veikėjai savo herojų artefaktą, kuris pagerina jų žalą daromą su puolimais iš arti, bet pablogina jo puolimus iš atstumo. Jeigu vienas, pavyzdžiui, su peiliu, bet tada jo blogesnis būna šuvimas pistoletu, tokie dalykai. Ir tada tu surenki grupę herojų ir išsiunti juos į požemį. Požemės tada yra labai paprastas dungeon crawlas, yra kambariai sujungti per koridorius ir tu pasirinki, į kokį kambarį nori eiti, turi praeiti koridorių, įeini į kambarį ir tada tu tą tiesi, kol tu įvykdai misiją. Visada kiekvienas iš šitų misijų, kiekvienas požemis turės skirtingą misiją, ar tai bus apeiti tam tikrį kiekį kambarių, ar reikia visus priešus išnaikinti, kurie visam požemį yra, arba rasti kažkokį tam tikrą daiktą. Esmė yra, kad žaidimas tada sugeneruoja atsitiktinį tokį požemį ir tu turi jį praeiti. Ir tada arba koridoriuose gali būti visiškai atsitiktini dalykai, kurie tavęs laukia, ar tai būtų spastai, priešų kažkoks tai grupė priešų, kurią reikia veikti, ar tai būtų kažkoks tai šiaip įdomus daiktas, su kuriuo tu gali bandyti kažką tai daryti, ten gali būti, pavyzdžiui, gali atrasti alchemiko dirbtuvės ir tu gali pasirinkti, ar tu nori ten bandyti atsitiktinai kažką tai supilti į vieną. Tokia rizika atsiranda. Atsiranda rizika, arba... Turi pasirinkimą, ar rizikuoti ar ne. Gali rizikuoti ar ne, arba prieš pradedant požymį tu apsipirki daiktais, ten būna bandažai, kad sustabdyti kraujavimą, būna priešnuodžiai, prieš nuodus, būna visokių dalykų, tokių niekių, kurie gali
būti naudingi tam tikroje situacijoje. Ir tu gali juos panaudoti prie tam tikrų tokių įdomių aplinkybių, kad garantuoti pasisekimą. Bet tada tu praradi daiktą, kuris vėliau būtų galėjęs išgelbėti gyvybę. Ir visas žaidimas yra persmelktas tokiu pasirinkimu. Bet jeigu tu sutinki priešus, tu prieš juos kovoji. Ir ten būna iš esmės ėjimo, kiekvienas veikėjas turi savo ėjimą. Tiek priešai, tiek herojai. Tiek priešai, tiek priejomai turi paėjimą, priklausomai nuo to, kokia jų iniciatyva, kokiu jie greičiu yra, kažkas anksčiau eina, kažkas vėliau. Ir kai visi praeina, prasideda naujas raundas, visi gauna visi savo ėjimus. Ir kur nebelieka stovinčių kūnų, ta pusė pralaimi. Paprastas principas. Jo, aš pasakysiu, kad tas žaidimas, jis dažnai žmonės skundžiasi, kad jis yra labai paremtas šansu. RNG tokia vos. Atsitiktinumu, kad labai daug yra vietų, kur jaučiasi, kad tu negalėjai nieko padaryti. Bet aš atsimenu, tu man daug kartų esi minėjęs, kad tu nelabai sutinki su tuo. Aš niekada nesutiksiu, kad tokie žaidimai yra paremti atsitiktinumu, kai žaidimas tau labai aiškiai duoda galimybės pasiruošti tam atsitiktinumui. Čia lygiai tas pats, kaip sakyti, kad yra visiškai atsitiktina, ar aš spėsiu nuvažiuoti į paskaitas laiku, nes aš nežinau, koks gali būti spūstis tuo metu mieste. Ne, taip nėra, tu gali išvažiuoti anksčiau ir viskas bus čiki. Bet gali aišku būti, kad tavo autobusas, pavyzdžiui, pateks į avariją, ar tu pagalvosi. Analogiją sugrąžinam prie Darkest Dungeon. Taip yra atsitiktinumo žaidime, nes be jo būtų žiauriai nuobodu. Tada tiesiog visada darytum tą patį ir visada gautum tą pačią išeitį. Bet tu gali sakyti, man pavyzdžiui nepatinka, kad aš pastoviai nukraujuoju šitam požemyje. Taip, nes yra požemis vienas, kuriame didžioji dalis statusų, kuriuos tu gausi, yra kraujavimas, bet tavęs praktiškai niekada nebadys nunuodėt. Priešnuodžių neapsimoka pirkti einant ten. Tu tiesiog prisirinki labai daug bandažų ir eini ir tu būsi saugus. Taip pat tam tikri herojai yra labiau efektyvūs tam tikriuose požemiuose. Jeigu žaidėjas įdeda laiko, kad suprasti sistemą, suprasti, kaip jis turi ruoštis prieš išeidamas, yra 90% šansas, kad jam pasiseks. Sunkiausia dalis yra pradedančiam žaidėjui, kuris viską bandys stumti ant atsitiktinumo, nes jis nesupranta paprasčiausiai, kad jis sugebėjo įeiti į požemį su blogiausiu įmanomu pasiruošimu. Čia yra tendencija, roguelike žanro žaidimų, kuri dažnai yra tą patį galima tu pasakyti apie Binding of Isaac, apie kurį kalbėjom, kad dėl ko, man atrodo, man jis nepatiko pačioj pradžioj, nes tu nesupranti tų visų, kuo paremti yra atsitiktinumai visi. Kai tu pradedi suprasti sistemas, kai tu pradedi, pavyzdžiui, kaip tu sakai, kad tu tu nueini į paskaitas iš esmės, tu įdedi laiką, tu išmoksti principus, tu išmoksti taisyklės, tu išmoksti, kaip veikia mechanizmas ir kaip sukasi sraigčiai. Taip. Tada tu pradedi juos gali kontroliuoti, tu pradedi suprasti, kaip mašina sukas ir jeigu kažkas sulūžta, tu žinai, kur reikia sutepti, ką reikia pasukti, ką reikia išimti, ką reikia pakeisti, kad eitųsi kaip gerai. Ir tu pradedi, šansas pasidaro per ilgą kiekį žaidimą, tai nebetampa šansas, tai tampa garantija. Tai nebetampa, ar aš galiu įveikti šitą žaidimą, tai tampa, ant kiek aš galiu stylinti ant šito žaidimo. Jo. Per Isaac būtent tas būna, aš galiu su 5 itemais perėti žaidimą. Aš galiu be problemų. Aš galiu perėti be perėti. Ir aš šitą iššūkis perėti be. Perėti be. Esmė lygiai yra, kad supranti tai. Bet tada gali kažkada sakyti, aš galiu perėti su dabartiniu kieku itemą, bet aš galiu jų gauti tiek daug. Aš galiu gauti 30. Aš galiu gauti Echo Chamber ir Arkį. Watch me. Jeigu ką, Arkį perkrona žaidimą nuo pat pradžios, bet to palieka visus daiktus, kuriuos tu turi. Čia yra vos negeriausias daiktas. Tu atsikratai RNG tokio faktorius, ne? Jo, čia yra esmė. Ir aš sakyčiau... Tu atsitiktinumą realiai panaikinė, tada gali... Ir aš sakyčiau, Darkest Dungeon, kodėl jis man tai patiko, yra, kad 50% tavo sėkmės yra nuspręsta prieš tau pradedant požemį. Taip tu gali susigadinti visą reikalą per vieną kovą, nes tu nemoki paprasčiausiai kaip kovoti. Čia yra kita dalis gebėjimo. Bet pirma dalis viso gebėjimo yra vien tik žinoti, kaip teisingai pasiruošti, kokius pasiimti gebėjimus, kokius pasiimti ginkluotės, kokius užsidėti artefaktus, kokius pasiimti iš vis herojus. Kaip apsipirkti prieš einant, kiek man reikės maisto, kiek man reikės bandažų, kiek priešnuodžių.
Ar yra galimybė, kad ir bus tam tikrų curios, tam tikrų daiktų, kuriuos man reikės apžiūrėti, kur šitas būtent daiktas man duos didžiulį kiekį resursų, kuriuos aš neturėsiu pirkti. Tokie dalykai atsiranda tik su patirtim, bet žmonės nenori jos įgauti ir dėl to sako, kad žaidimas paremtas tik šansu. Nes dėl to, kad tai yra pakankamai stati siena, kaip pagalvoju. Tikriausiai čia yra esminis Tokia yra dalykas. flavor vos, na, žaidimo. Skonis, jo. Toks skonis. Aš turiu sakyti, kiekvieną kartą kitų uždavė. aš turiu tokį pomėgį žaidimams, kurių tas Kiekvienas kartas, kai tu žaidai, yra skirtingas. Kiekvieną kartą Tu pajauti kažką naujo. Na. Dėl to aš įdėjau tiek laiko į Binding of Isaac, dėl to aš ją negaliu rekomenduoti. Visai Su grįžtame prie to Binding of pačio. Isaac labai jaučiasi toksai skirtinumas kiekvieno to žaidimo. Nes Du žaidimai tiek nebus daug turi vienodi. šansų gauti su tų item Dėl daiktų įvairių. kambarių skirtingų, Jo. kad tu tiesiog vis laik turėsi skirtingų. Gal du kambariai gal bus Matematiškai. vienodi. Gal tu gausi per du Jo. žaidimus, du vienodus itemus, bet tu niekada negausi kokių 5 kambarių iš eilės vienodo. Aš neseniai pirmą kartą mačiau vieną kambarį per Binding of Isaac, buvo Dark Room'e ir aš radau kambarį, kuriame tiesiog buvo 20 dimes. Aš esu tą matęs. Aš pirmą kartą tą mačiau po 600 valandų žaidimo. Aš po 600 valandų radau vieną kambarį gilumose, Depths 1, kuris turėjo kapšų 5 ar 6. Pirmą kartą tokį mačiau irgi. Jo, tu tiesiog kartais randi visiškai keistus dalykus, kurių niekada nesimatė. Ir toksai, wow, šitas žaidimas vis dar žino, kaip mane nustebino. Bet tu gali pražaisti 1000 valandų ir sekras kažką naujo realiai. Jo. Ir kitas žaidimas, kurį aš norėčiau apie kurį pakalbėti, kuris yra mano sąrašai kitas, čia toks labai gražus perėjimas, yra Risk of Rain, dar vienas roguelike žanro atstovas. Kuris Risk of Rain? Aš, kad išeina naujas greitai, bet aš, kadangi esu įdėjęs į antrą daugiau valandų, aš pasirinkau antrą. Šiaip Nors įdomus tas naujausias bus tikriausiai mano mėgstamiausias. Prieš pradedant tavo sekund, įdomus toks dalykas, kad daug mūsų gėjimų, kuriuos mes vedam, Kuriuose? didelė dalis yra pirmos dalis, o ne, tarkim, antros dalis, kurios yra gal net žinomesnės. Žinau kiek, kad Darkest Dungeon turi antrą dalį, ar ne? Aš... Čia yra skaudi tema. Čia yra labai skaudi tema, nes Darkest Dungeon 2, aš galiu labai trumpai aprašyti savo požiūrį Darkest Dungeon 2. Darkest Dungeon 2 išėjo pirmas traileris, annonsas Darkest Dungeon 2. Aš jį mačiau ir aš tiesiog reikėjo už džiaugsmą, kai aš pamačiau tas animacijas, kai aš išgirdau tos garsus. Aš tada, taip gerai, eik tu sakos, gražus žaidimas. Ar tu matei, kaip jis trenkė? Aš tiesiog jaučiu, kaip jis sutraiškė čiūlo kaukolę ir grįžo atgal su Buvau savo... pasiruošęs. Aš buvau toks pasiruošęs. Jis net išėjo. Jis išėjo neseniai. Jis išėjo. Jis neseniai išėjo iš Early Access į pilną release'ą. Ir tada aš išgirdau muziką. Aš toks, man, šitą muziką, šitaip gerai, šitaip, Ir tada aš pamačiau tą vagoną. Aš toks, čia keista, kodėl jis važiuoja karietą, aš to nesuprantu. Ir tada parodė, kada aš žaidimas. My god, taip, Darkest Dungeon. Tada aš pažaidžiau Early Access. Aš pažaidžiau kokias 10 valandų. Ir aš nebeliečiau nuo to laiko to žaidimo. Darkest Dungeon 2 atrodo nuostabiai, skamba nuostabiai. Bet neturiu tavo pačio žavesio kaip pirmas. Visa prezentacija yra aklinančiai nuostabi. Tu gali nueiti tam tikrą mapę, kuriame pastoviai lyja į parduotuvę. Ir tą parduotuvę matai, kad yra kaip ten yra, po palapinę. Ir tu girdi būtent tą garsą, kaip lietus trinkėsi į palapinės tą audinį. Ir ta atmosfera yra nuostabi. Bet žaidimas yra tiesiog visiškai nesąmonė. Tiesiog jie pasakė, gerai, kas jeigu mes paimsim Darkest Dungeon, bet viską, kas padarė Darkest Dungeon unikaliu ir, ta prasme, savu identitetu, mes visą tai atimam. Mes paimsim gameplay tik tai kovos, kuris buvo labai one-dimensional ir nebuvo pakankamai įdomus, kad padaryti tik žaidimą apie tai, mes tą padarysim visą esmę ir mes išimsime visą dungeon. Ir mes išimsime visą Darkest. Nes tiesiog lieka 2. Tiesiog lieka 2. Jeigu aš kažkada turėsiu pašnekėti apie Darkest Dungeon 2, tiesiog tik tai tą temą, aš sakysiu Darkest Dungeon 2, arba tiksliau Slay the Darkest 2. Nes tai yra Slay the Spire. Nes tu
Kitas labai geras žaidimas. Kitas labai geras žaidimas. Bet pats visas progresavimas yra lygiai tas pats kaip Slay the Spire, išskyrus, kad Combat yra Darkest Dungeon. Čia viskas. Jie stresą padarė praktiškai visiškai neįdomu, visiškai nesmagia dalyko, nes vietoj streso tu dabar turi, ant kiek aš myliu savo artimą žmogą. Kas sugalvojo, kad su streso sistema kažkas buvo blogai, aš ateisiu ir šitas ginklas yra tik šnekėjimui. Ignoruok. Viskas gerai. Bet aš turiu pasakyti, aš nesuprantu, kodėl jie nusprendė, kad Darkest Dungeon reikia atimti Dungeon, nes Dungeon nebėra per Darkest Dungeon 2. Biški pakeitė kažką, pametė vieną dalyką. Gaila, kad žiūrovai negali matyti, tiksliau klausytojai negali matyti, kaip Juliaus reakcija fiziškai parodo jos skausmą. Aš turėjau fizinę reakciją, kai aš žaidžiau Darkest Dungeon 2. Aš tiesiog žaidžiu ir aš kiekvieną kartą, kai aš pamatydavau kažką, tai ko aš nesuprantu, bet kodėl? Kodėl? Ir tada tu skaitai, ir tada blogiausia dalis, išėjo Darkest Dungeon 2 ir tu skaitai atsiliepimus. Ir tu matai visus šitus neužkietėjusius gamerius, kurie sako, wow! Apsimetėlius gamerius, kurie sako, wow, šitas žaidimas tiek daug geresnis nei Darkest Dungeon. Ir tada išvardyja visus dalykus, kurie padarė Darkest Dungeon nuostabiu, unikaliu žaidimu. Ir pasako, kaip gerai, kad šitų dalykų nėra per Darkest Dungeon 2. Ir aš turiu tiesiog fizinę, emocinę reakciją, kuri gali būti aprašyta tik tai kaip pyktis ir įniršis. Čia ne pyktis, jau manau. Antra forma. Būtų galima sakyti vos ne, kad jeigu aš tokį žmogų surasčiau, tu to negalėtum pasakyti hate crime, ką aš daryčiau su juo, nes man buvo smagu tą daryti. Nepalygintum net su žydovais. Jeigu ką, čia nėra grasinimas. Aš pabrėžiu, čia nėra grasinimas, čia yra garantija. Čia nėra garantija. Kad mes baigiam kankinti savo kolegą jau, užteko. Šnekame apie Risk of Rain 2. Risk of Rain 2 skamba labai panašiai kaip Dark Souls 2. Bet, skirtingai negu Dark Souls 2, šitas žaidimas iš tikrųjų yra mėgiamas ir geras. Šitas žaidimas yra nuostabus. Trumpai, kad papasakot apie ką jis yra, iš esmės, pats žaidimas, istorija yra, kad yra kompanija, kuri tarp galaktikos vežioja siuntinius. Ir jie pameta siuntinius kažkokioje planetoje. Į tą planetą nusileidžia kosmonautai, kurie yra dalis tos kompanijos. Ir jie bando juos surasti. Ir kodėl tai yra svarbu, nes visi daiktai, kuriuos tu randi tame pasaulyje, vis yra skryniuose. Ir tos skrynios yra tie tos siuntos, kurios buvo vežtos. Tai iš principo, kas išeina, yra, kad žaidimas yra 3 dimensijų, trečias asmens šaudyklė iš esmės. Ir tu gali pasirinkti tarp daugumos veikėjų, kiekvienas veikėjas, kaip daugumoje MOBA žaidimų, turi 4 kažkokius gebėjimus. Dažniausiai jie būna ant pirmo pelytės mygtuko, antro pelytės mygtuko, apie kažkurį klavišų, kurį dabar neatsimenu. Ir principas yra, kad kiekvieno lygio tikslas yra visų pirma, kad aplinkui pasaulyje visą laiką atsiranda priešai. Ar jie atsiranda tiesiog iš oro. Jie tiesiog iš oro atsiranda, nepaaiškinama kaip, bet jie tiesiog kažkaip materializuojas. Ir nesakyčiau, kai kurie išsikasa ten iš žemės, kai kurie tiesiog atsiteleportuoja, bet tada tu supranti, kodėl, kiti tiesiog atskrenda. Gerai, tiesa, kai kurie, bet yra kurie materializuojas. Jo, yra kurie materializuojas. Ir esmė yra, kad idėja kiekvieno lygio yra surasti teleportacijos įrankį, kuris tave veda toliau žaidime. Ir kai tu jį aktyvuoji, susikuria sferą, kurioje turi būti, kad jį užkrauti iki 100% ir atsiranda bossas. Iš esmės reikia likti arti įrenginio, kad jis veiktų, kad galiausiai tave išsivestų. Atsiranda risk. Ir esminė rizika, kokia atsiranda, tai kad visi priešai eina link teleportacijos įrankio. Tai tu turi būti visame centre veiksmo, kad tu galėtum žaisti žaidimą toliau. Bet kur atsiranda, labiausiai pasireiškia rizika tarp rizikos tas įvertinimas yra, kad žaidime yra laiko vos ne toks kaip aspektas. Ir kuo žaidimas ilgiau tęsiasi,
tuo žaidimas darosi sunkesnis ir to priešai turi daugiau Tu gyvybių. esi limituojamas laiko, ar ne? Ne, Ar nėra tiesiog, laiko limito. Nėra kieto Žaidimas limito. tampa sunkesnis. Kuo jis toliau ilgiau tu žaidi. tęsiasi, kuo tavo žaidimas eina ilgiau, tuo jis darosi sunkesnis. Ir kiekvieną kartą, kai teleportuojas, sunkumas pasislenka kažkiek. Tai daug tu esi yra iniciatyva tau judėti greitai, pakankamai, bet ne per greitai. Kad tu nemirtum. Kad tu nemirtum, nes Ne, tu techniškai galėtume pasakyti, nu tai aš ateisiu, nueisiu, tiesiog kažką prie teleportacijos įrenginio, kiekvieną lygį ir perėsiu žaidimą prie 10 minučių. Net nespės pakilti ten iš... Tai tokia idėja žaidimuose priverčia būti aktyviam. Nu. Aktyviam, taip. Ir tu turi tobulėti realiai, nes tu ant ribos žaidži pastoviai. Tu turi žaisti, va būtent, tu turi laikytis tos ribos, nes tu gali žaisti greitai, bet tu turi taip pat nužudyti pakankamai priešų, gauti pakankamai aukso, nes auksas yra reikalingas atidaryti dėžės, kurios turi daiktus, kurios daro tave stipresnį. Ir visa įdomi ta balansą riziko, bent jau man ateina iš to, kad taip tu gali taip pat bėgti prie įrenginio teleportacijos ir jį padaryti, bet kai tu jį padarai, tu nebegauni daugiau pinigų, priešų nebelieka. Priešai nebeatsiranda, lieka tie, kurie nenužudėjai ir viskas. Jau Ir kuriuos viskas. nužudai, Kai tu nebegauni pinigų, tu iš esmės turi biudžetą, kurį išnaudoji ir viskas. Ir pinigai tarp šitų lygių, jie nepasilieka. nepasilieka. Jie susinaudoja ir patampa Nesikaupia. XP. Ir yra lygių sistema, kad kai tu žudai priešus, tu gauni XP taškus ir jie kelia tavo lygį, kuris kaip kelia to. tavo žalą ir tavo gyvybės. Kaip tavo progresija veikia, kaip tu tobulėjai. Tu gauni visokius... Dabar kaip progresija, Įrankius. čia vėl yra roguelike tipo žaidimas, nėra progresijos pačiose lygiuose, pačiame, pačiame žaidime, tarp pačių kiekvieno... Tarp kiekvieno perėjimo nėra didelės Nėra progresijos, ta prasme, progresija perėjime, bet nieko daugiau. Tarp progresijų kiekvieno, perėjimo kiekvieno, yra įvairūs dalykai, kuriuos tu nori pasiekti, atrakinti naujus daiktus, kurie gali. Daiktai turi 3 retumus - baltą, žalią ir raudoną. Raudoni dažniausiai daiktai būna ypač stiprus, bet jie nestiprus patys. Stipriausi yra balti daiktai, kurie dažniausiai duoda tiesiog paprastus, pavyzdžiui, duoda 15%, kad tavo šūvis bus kritinis. Arba kad tau duoda 15% daugiau gyvybės. Arba po 5 sekundžių tau pagydo ten X procentų gyvybės. Arba tiesiog Didina skaičius. daryk 2-5% daugiau žalos prieš bosus. Jo. Bet tada tu turi raudonus itemus, raudonus daiktus, kurie pasako, visi tavo puolimai turi šansą sprogti. Ar ne, jie tiesiog visi tavo puolimai sprogsta. Arba visi gydymo efektai tavęs yra 300% stipresni. Arba... Tai jeigu tu tokį gauni, dar ir su kitais daiktais, kuriuos tu pritaikėjai tokiam būtent žaidimo stiliui, tavo tiesiog galios lygis balistiškai kyla pro stogą. Bet čia šitas yra labai šansų paremtas dalykas. Gauti raudonus daiktus yra reta. Ir realistiškai, jeigu tu žaisi žaidimą, tiesiog tai, tu retai laimėsi. Kad laimėtum, yra mechanika, kuri vadinasi lunarinės monetos. Ir yra tokie kaip akmenis, kur gali aktyvuoti, kad atidaryti portalus į tokį bazarą. Ir visas bazaras tarp laikų, kur yra, gali gauti... Ir kaipgi skamba iš tikrųjų, bazaras. Bazaras. Bet, prekyvietė, kurioje gali gauti daiktus, kurie turi ir pliusą, ir minusą. Pavyzdžiui, tu gauni 200% daugiau gydymą, bet tavo gydymas aktyvuojas per 10 sekundžių. Arba tu gauni 2 daugiau darai žalos, bet tavo gyvybė sumažėja per pusę. Amžiams. Ir jie yra reikalingi laimėti. Tu prašai negali laimėti be jų. Jie yra stipriai reikalingi. Ne. Jūs nematot Juliaus veido, bet jis man... Aš labai nesutinku. Aš žinai, ką sakau? Aš sakau, kad tie bazaro daiktai, kurie turi tą stiprų pro pusę, turi labai tą stiprų pranašumą, bet ir stiprų... Minusą. Stiprų minusą. Jie nėra reikalingi, bet jie irgi yra reikalingi, jeigu tu nori savo galios lygį balistiškai tiesiog padidinti, bet tuo pačiu paimti didelį minusą. Visa esmė, kad čia yra tas tiesiog nuostabus roguelike dizainas, kur tu sakai, aš paimsiu minusą tam, kad gauti pliusą. Jis nėra skirtas pradedantiesiems,
Pradantieji vis tiek gali perėti žaidimą. Jis yra skirtas žaidėjams, kurie praleidė laiko, kurie žino, kaip žaist, tam, kad jie galėtų sakyti, aš žinau, kaip žaisti aplink šitą minusą, bet aš už tai pasiimsiu daugiau galios, kai paprastas žaidėjas sakys, aš noriu tiesiog saugiai be minuso, bet tada aš negaunu šito pliuso didelio. Čia yra visa ta esmė, manyčiau. Aš manyčiau, tas bazaras būtent yra tam, kad turėtų daugiau smagumo ir tam, kad tiesiog būti galingesniam, jeigu tu nori, pavyzdžiui, daryti tuos lūpus, pavyzdžiui. Aš sakyčiau, lūpams jie tikrai reikalingi. Bet kam jie reikalingi, tai yra sumažinti tą šansą. Tam tikrai, bet būtent į tą vėl įeina, kad tu turi turėti daug patirties už žaidimo. Taip, nes yra taip pat tokie daiktai, kurie vadinasi 3D printeriai, kurie gali pakeisti tavo vieną daiktą į kitą. Į kopiją to, ką jis sako, kad jis kopijuoja. Jo. Ir tu gali pasirinkti visus daiktus, kuriuos turi pakeisti vieno tipo daiktą. Ir čia yra visas smagumas Risk of Rain, kad didžioji dalis šitų daiktų, kurie duoda efektus, jų efektyvumas nemažėja, kuo daugiau tu judedi vienas ant kito. Jie tiesiog vis toliau, kai kurie itemai potencialiai kyla jų galingumas, kitas lineariai kyla, kitas tiesiog tokia logaritmiškai mažėja pamažu efektyvumas, bet vis didėja, bet tu gali tiesiog visus 20 savo baltų daiktų pakeisti į gasoline tanks, kurie padaro, kad jeigu tu nužudai priešą, tam tikro atstumo aplink jį užsidega visi priešai. Jeigu tu jų turi 20 ir tu nužudai vieną mažą vamzdį, visas mapas, visas lygis užsidegs. Tai kuo daugiau turi, tuo padėjo plotas. Arba tu gali pasiimti Soldier Syringe, kuris padidina tavo greitį atakavimo 15%. Ir gali pridėti 20 ir atakuoti kaip grynas, ta prasme, kulkosvaidis. Grynas kulkosvaidis. Tu pradedi šaudymas ir tada baigęs. Apskritai yra daug visokių kombinacijų, su kuriam gali žaisti. Šiaip tai, ar nėra tiek daug Binding of Isaac, jame kombinacijos nėra. Kombinacijos nėra esminis dalykas. Esminis dalykas yra, kad tu gali... Po vieną yra jos labai stiprius. Ne tai, kad kombinacija kažkokia gauni kaip per... Tu visada sakai, bet jau man tai būtų visada per Risk of Rain, man labai dabar reikėtų kokio vieno Hopo Feather, arba vieno šito, arba 3 šito, man dabar reikėtų būtent šitų konkrečių ir dažniausiai atsiranda būdas jų gaut. Tu dažniausiai kažką tai pradedi statyti ir tada tu sakai, man dabar reikėtų šito, ir tada tu pradedi ieškoti kažko šito, ir tada tu pradedi pamažu statyti. Kitaip nei Isaac, tu turi, man rods, labai nemažai būdų, kaip atsitiktinumo. Kaip tą atsitiktinumą įkinkyti savo, sakyčiau. Jo. Tu dažnai sakai, yra kažkokių daiktų, kurie man visiškai neprie ko. Aš jas tiesiog išmesiu ir kažką pasidarysiu geresnį. Aš nueiti ir pasakai, aš šitam lygiui gavau, iš 6 daiktų gavau 5, kurie man nereikalingi. Ir aš turiu printerį, kuris nėra optimalus, bet jis tikrai geresnis negu tą, ką turiu. Tai aš rizikuosiu išprintinti tuos 4 daiktus ar 5 ir melsiuos, kad tiesiog man paliktų tą vieną gerą daiktą. Jo, jeigu gausi, tai bus labai... Jo, arba tu gali pasakyti, aš nuėjau į bazarą ir toks, ta prasme, aš neturiu kito varianto, tik tai, pavyzdžiui, paimti tą dalyką, kuris duoda dvigubiną žalą ir minus per pusę gyvybę, nes man tiesiog reikia žalos, nes aš negaliu judėti priekį. Taip. Nes aš atsiliksiu, nes techniškai tu gali žaisti tai, kad tu nemirsi, bet užtruks taip ilgai, kad tu kitą lygį tiesiog būsi tiek atsilikęs nuo grafiko realiai, nes tu turi grafiko tokį protišką, kad neverta. Ir kai tu pasieki tam tikrą lygį, tu žinai, kiek tu gali laiko praleisti, kiek sutaupyti, kiek gali paskubėti, kiek gali palaukti, kad spėtum į ribas. Aš taip pat pasakysiu, ką Risk of Rain labai gerai daro, kad žaidėjai, kurie tikrai žino žaidimą kaip žaist, jie pirmam lygyje praleidžia kokį pusvalandį, bet jie pamato printerį vieną itemą. Pamato vieną spausdinimą, pasako, gerai, aš čia paleisiu pusvalandį šitam lygyje ir tiesiog viską įprintinsim į šitą vieną itemą ir tada tiesiog stompina likusius lygius vis tiek. Nors tai priejo, tiek daug gauna gyvybių tie priešai. Nes kai tu išsiaiškini kaip žaist, iš esmės, tu gali daryti, ką nori ir tu vėl laimi. Tai nesvarbu, kad tas sunkumas padidėja priešų, tu vis tiek kas... Jeigu tu žinai kaip, tu galėsi įveikti. Ir čia būtent yra tas grožis roguelike, kad kuo daugiau tu turi žinių, kaip jį žaist, tuo lengviau tau taps, bet tuo labiau smagu tau ar taps jį daryti. Nes vis tiek išlieka
Dar dalykas, kurį aš noriu paminėti su Risk of Rain 2, yra, kad veikėjai skirtingi žaidžiasi skirtingai. Taip. Čia yra dalykas, kuris man... Kiek yra veikėjų iš tam? Daug. 8 ar? Ne, daugiau. Daugiau. Aš jų visų neturiu. Nu, gal 12. Grubiai 12, sakykime. 12. Aš dabar tikrai neišvardinsiu jų visų, bet jie žaidžiasi skirtingai. Ir taip pat vienas blogas dalykas, ką pasakyčiau apie žaidimą, kad dauguma veikėjų, kurie yra iš arti daužos, jaučiasi, kad jie nelabai gali pereiti į tolimą žaidimo vietas, kur priešai daro 14. Jie nelabai gali pereiti į vėlyvų žaidimo stadijas, kai jau priešai daro tiek žalos, kad tu jau beveik negali išgyventi. Loaderis norėtų šnekėtis. Gerai, loaderis yra šimtis. Aš sakyčiau, tą su katana, kurio vardo nežinau, aš esu matęs kaip žmonės, kurie žino, kaip žaisti tą vieną veikėją, kurie taip pat visi yra užkietėję gameriai. Jie parodo, kad jis yra labai geras, bet jie žaidžiasi, todėl kad jie tik iš arti gali pulti, jie yra labai skirtingi. Aišku, jų visada sulyginantis gretas dalykas yra, kad jų potencialas žalos yra nepalyginamai aukštas, palyginus su iš tolo palačiais, išskyrus mano numylėtiną Artificer. Kaip aš myliu Artificer. Bet jeigu tu esi tikras užkietėjęs gameris, tai tau su visais bus. Jeigu tu esi iškietėjęs gameris, tu vis tiek tikriausiai pasakysi, kad tu žaidi vieną veikėją labiausiai, nes tau tiesiog įdomiausia. Ir tas veikėjas tikriausiai bus Hunteras. Nebūt... Hunteras šiaip, kaip mačiau, mažai ką žaidžia palyginus. Aš manau, kad jį pakankamai populiariai. Bent jau, pavyzdžiui, speedrun'ose jie labai nepopuliari. Nu, dėl to, kad tai speedrunai. Speedrunai yra biškai kitoks žaidimas. Ir bendrai pasakius, Hunteras tau duoda, čia dabar labai konkreti informacija, tai atrodo, bet Hunteras tau duoda kaip ulta tokį useless ability. Ne, jeigu jį pakeitys geras. Kai tu jį pakeiti, jis geras. Bet tau reikia lokinti, ten sunku lokinti. Reikia trakinti. Bet tą, ką tu gauni pradžioje, yra taip, tiesiog atsiprašant, dog shit ability, kuris nieko nedaro. Nu, čia ką padarysi. Ir tiesiog, jo, žodžiu, nesmė, bet esmė yra tokia, kad kas man nepatiko per Isaac, kad veikėjai tiesiog buvo... Per Isaac? Per Isaac veikėjai buvo tokie vienodi. Apartainted veikėjai. Na, iš Nu, bet Repentance viską tiesiog sutaisė su Isaac. Taip. Repentance viską padarė nuostabų per Isaac. Išėjo Repentance ir buvo graži diena. Bet... Norėsi, kad veikėjai yra panašus. Jie visi, paprasti veikiai visi yra tokie nuobodžiai panašus. Išskyrus Azazel ir Forgotten. Ir galbūt Lost irgi sakyčiau. Taip. Yra labai specialus. Bet jie visi iš esmės yra challenge veikėjai. Apart Azazel. Kuris yra lengvas tiesiog. Kas per Risk of Rain tiesiog yra, kad yra labai aiškiai tiesiog veikėjai, kurie turi savo kažkokį identitetą. Jie yra įdomus, yra skirtingi. Ir tas padeda tiesiog žaidimui turėti identitetą, kad žaidėjas gali praeiti veikėjus ir sakyti, man smagu žaisti su šitu veikėju, nes jis skirtingas nuo kitų. Absoliučiai. Jeigu, pavyzdžiui, ką tu labiausiai mėgsti žaisti? Komando. Aš esu paprastas. Aš žaidžiu su to veikėjai, kurį gali pačioj pradžioj. Jo, bet čia tas, kurį gali pačioj pradžioj. Komando tiesiog toks bazinis, jis su viskuo jis veikia, jis gali viską daryti. Jo tas paprasta granata yra dėja žiauriai bloga. Labai bloga. Bet jis tiesiog daro viską ir yra smagu. Aš, pavyzdžiui, mėgstu žaisti Artificer. Visiškai neturi mobilumo. Jeigu ją pagauna, būna blogai, bet jį gali skraidyti, jį gali daryti labai daug žalos ir jeigu jį gauna kelis itemus, kurie padeda su jos, jau jis tiesiog visas lygis sproksta. Tiesiog ir va taip. Ir jį gali tiesiog nuimti 20% paskutinio boso gyvybę tiesiog per vieną akimirką. Laisvai. Aš negalosiu, man dabar kaip tu pasakai, man tiesiog pirmą vieną žaidimą, kuris irgi buvo tavo sąraše, tai yra Warframe'as. Labai panašiai skamba iš tikrųjų. O, Warframe. Bet čia ne manęs reikia klausyti, čia reikia Igno klausti apie Warframe. Gal šitą? Ar kažkieno iš jūsų sąrašuose yra mano atrodo? Pas mane buvo užrašytas Warframe, bet ne šešetukė, toks papildomas. Tai gal mes tada norime įdėti toliau ir tada, kai darysime iki papildomų galbūt, jeigu darysime... Nemanau, kad darysim, nes mes jau čia gan ilgai kalbėjome apie 4 žaidimus. Tai gal tęsim tada? Tęsim, bet čia bus kitam kartui. Gali būti, kad mes turėsim antrą dalį šitą epizodą.
Tai tikrai, manau, reikės jau. Okay, tai yra Tai kitas žaidimas būtų Hollow Knight, kuris yra... Hollow Knight. Okay. Kuris nėra, dėja, kaip jau vadina šitą... Roguelike žanro. Bet jis yra iš kito gero žanro. Jis yra iš Metroidvania žanro. Iš Metroidvania, jeigu kažką jums sako, tai kaip žaidžiasi Hollow Knight, tai visas pasaulis yra apgyventas ne žmonių, o gyvūnų, vabzdžių pagrindė realiai ir tada kirminai yra gan svarbi žaidimo dalis. Ir tai gali daug, ir klausyti, ir šiaip žmonių, kaip čia pasakyti, kaip atmestinai pažiūrėti, tai ar juos kažkaip gal, nežinau, kaip tas tiksliai rodys, nesužavėta, žinai, kad tai yra vabzdžiai, bet iš tikrųjų tai yra viena stipresnė žaidimo dalis, nes art stylas yra labai geras ir visi šitie vabzdžiai ir panašiai atrodo labai gerai, atmosferiškai. Ir tu kaip pagrindinis veikėjas esi vessel, tiesiog tuščias žmogus realiai, vabzdys labiau. Tai labai tinka kaip ir tavai, kadangi tu esi pagrindinis žaidėjas ir tu realiai gauni tokį veikėją valdyti, kuris neturi nieko, jis yra tuščias, neturi jokios minties, jis negalvoja, jis tiesiog daro tai, ką tu padarai jam vos net ir per žaidimą ir pagal lorą vos net. Tai tu gali valyti savo veikėją, kuris yra visiškai tuščias ir tu atsirandi tokiam miestelyje, važiuom, tu nieko nežinai, kas vyksta, tu tiesiog atsirandi ten ir tu pabiškai praeksplorinti pasaulį, eiti per visokias vietas ir atrasti istoriją viso šito žaidimo. Ir pagrinde viso šito žaidimo esmės yra tai, kad visi gyventojai vos ne, beveik visi, yra užvaldyti infekcijos. Bet ši infekcija nėra taip grina infekcija kaip pas mus, kaip per kraują ar ten per oro gauni kažkokią ligą, o visi veikiai yra paveikti mintimis, nes yra tokia būtybė, kuri vadinasi Radiance, nežinau kaip lietuviškai čia kaip šviesa. Šviesa, jo. Kažkas tokio. Prašytimas. Jis kūrė šitą infekciją visiems žmonėms ir jie tada negali mąstyti blaiviai ir yra paveikti šitos būtybės. Ir tavo tikslas, kaip veikėja ir kaip tos asmenybės pasaulyje yra nužudyti šitą būtybę, kuri sukelia šitą infekciją, kad pasaulis sugrįžtų kaip buvo prieš tai, nes dabar šiuo metu pasaulis yra ant vos ne išnykimo ribos, labai yra toks nostalgiškas vos ne jausmas, nes viskas yra kaip ir pamiršta, viskas yra praeityje, dabartyje nėra to išgyvenimo žmonių vos, ten labiau kaip ir vabzdžiai, bet tarkim žmonės, sakykime. Tai tu vis ieškai aplink pasaulį, visokias vietas, bandai surasti tą pagrindinę istoriją, kas čia įvyko, kodėl taip įvyko, praeitį ir panašiai, ir tu keliauji po tokias labai atmosferiškas ir nostalgiškas vietas, kurios yra paremtos tuo labai gražiu art stylu šito žaidimo, kas yra tikrai labai, labai geras ir žmonės šitą nori sulaukti naujo dalį, kur gali greit išeiti. Iš tikrųjų šitas žaidimas yra gan senas ir jis turi turėti antrą dalį, bet ją labai pratęsė, labai tempiai ateitį jo. Tai vat, sakyčiau, pabaiga buvo labai, labai gera šito žaidimo. Ir visas gameplayus, tas pažaidimas, kaip jaučiasi, yra irgi labai nuostabus. Nes tu realiai jauties, kad tu padarai vieną kažkokį judesiuką ir tavo veikėjas taip ir pajuda. Ir ypač tai matosi, kai tu žiūri iš žaidėjus, kurie yra labai, labai gerai, žinai, kurie speedrunina šito žaidimo. Nes jie sugeba taip valdyti savo veikėją, kad tu galvotum, kad jie kažką kito naudoja, žinai, kad čia iš tikrųjų robotų žaidžia, o ne jie. Nes galima visokius animation cancel, kaip čia pasakyti. Nutraukti animacijas. Nutraukti animacijas ir tada tu gali taip vos ne, kaip dievas vos ne žaisti, tu gali realiai viską išvengti ir tada žymiai greičiau patakuoti, negu paprastas žaidėjas galėtų. Ir toks įdomus dalykas palyginus su šitais tarkim su Binding of Isaac ir Risk of Rain, kad nėra tokio progression, tos progresijos panašios,
kad tu progresuoji ne su kažkokiais itemais, ar tu ten gauni kažkokius kaip pastiprinimus, o tokie dalykai yra labai minimalų šitam žaidimui, yra tik tai 3 tokie lygiai tavo pagrindinio ginklo. O iš tikrųjų tu progresuoji pagal savo, žaidimą, tu tiesiog tampi geresniu žaidėju. Tu progresuoji kaip žmogus. Panašiai kaip ir iš kitos pusės, tu, tarkim, per šitus roguelike'us, tu 2 būdais progresuoji. Tu progresuoji ir su visokiais pastiprinimais ir tada kaip žaidėjas, tiesiog daugiau supranti žaidimą ir žinai, kaip jį įveikti. Tai panašiai per šitą, tik tai, kad yra tik tai vienas būdas, kad tiesiog progresuoji savo galimus, tu realiai nuo savo sugebėjimų priklausai. Tai tu negali tiesiog turėti kažkokią super gerą pastiprinimą, itemą kažkokią, kuris tau tiesiog leistų įveikti šitą žaidimą labai lengvai. Tai tau tiesiog reikia pačiam įveikti save. Panašiai kaip per Dark Souls. Būtent. Visa esmė. Aš kaip tik, tai kai tu pradėjai tą sakyti, aš irgi pradėjau galvoti apie šitą. Vadina, tai Dark Souls of platformers ar panašiai. Metroidvania, bet iš tikrųjų jis gan skiriasi vis tiek. Jis gana sunkus vėl, dėl to visi žurnalistai, kurie nemoka žaisti. Aš skaičiau, šitų žaidimas yra gan lengvas. Nesakyk. Paleis man pabaigti, žiūrėk. Base game'as tai yra pati istorija, kad tu įveiki tą paskutinę bossą istorijos. Tai yra gan lengva. Šiaip dar yra pora tų pabaigų, kurias tu gali veikti paskui. Ir tada jau prasideda tas sunkumas, nes atsiranda ir visokie iššūkiai, challenge'ai tokie, kurie pasunkina žaidimą žymiai labiau. Nes, pavyzdžiui, pasunkiausias iššūkis žaidime yra toks, kad tu turi įveikti visus žaidimo bossus ir tada įveikti pasunkintą final bossą dar. On top of that. Yra kažkoks... Yra gal 20 ar 30 bossų šitam žaidimui. Tai jis super sunku. Čia vienas sunkiausių iššūkių šitam žaidimui. Tu turi žaisti pro visą žaidimą ir tik tai bossų žaidyti, ne? Jo, tiesiog tu turi praeiti pro visas vietas, kuriuose buvai, bet tiesiog įveikti bossus visus. Čia kaip toksai boss rushes vadintas. Okay. Tai vat, čia yra vienas sunkiausių, realiai, visokiuose žaidimuose. Yra įdomu, tai tada yra... Jo, gali pasakyti. Man patiko, aš nesu perėjęs, aš žinau, kad yra būtent tas, kuris išbando tavo gebėjimą, kaip tu įvaldęs esi kovojimo sistemą. Tai čia yra šitas, kur šitas boss rusho, bet yra tas kitas, kuris patikrina, kiek tu įvaldęs esi precision controls savo šokinėjimą, kas yra Path of Pain. Jo, labai įdomus pavadinimas ir labai gerai apibūdina. Jis yra labai tikslingas pavadinimas, nes jis yra tiesiog labirintas, sukurtas tiesiog priverst tave išgyventi didžiausią skausmą protinį, kurį gali. Nes jis yra, jei kas yra žaidęs Celeste, įsivaizduokite Celeste, bet Celeste tiesiog yra išgėręs Adderall tiek daug, kad netgi Fortnite žaidžiantis 12-metis būtų nusiraminęs ir sukūręs žaidimą kažkokį tais, bet sadistiškai, kai koks suomis. Man reikėjo Celeste įdėti į savo sąrašą. Iš tikrųjų, dar pridedant prie šito Path of Pain, tai kaip galite įsivaizduoti jį maždaug, ir tu, Ignai, kad, tu dabar esi kambaryje, kur grindys yra lava, tada iš sienų yra spygliai, tavo kėdėjai yra spygliai. Jeigu tu prilieti bent vieną, jie įsigeria į tavo odą ir tau realiai tiesiog mirtis yra, nes jie dar yra su poizonu. Išnuodyti, jo. Įsivaizduoju po tokį žaidimą ir tu turi šokinėti pastoviai ant jų, kad išeitum iš šito pastato. Tai čia maždaug visas šitas pastatas, kuriame mes esame dabar, tai yra, nesakysime, kur mes esame, bet įsivaizduokit, kad čia kaip biblioteka, tai ir reiktų išeiti dabar išeiti. Čia visur spygliai būtų. Tai įsivaizduok. Path of Pain toks ir tada... Įsivaizduok, mes būtume Pjūklo filme. Jo. Bet jis būtų kaip dabar 5 aukštų. Keletą lygių Pjūklo filmų. Aš esu jį bandęs žaisti. Aš pradėjau ir aš tuo metu tiesiog nebuvau tinkamoje vietoje, kad reikia įsivažiuoti. Man buvo lygiai tas pats, manau, aš vieną kartą buvau prieėjęs, kur tu pirmą kartą išgelbėjai tą...
Ne, aš priejau prie to kažkokio tai melagio herojaus, kuris ten atseit toks. Tai aš žinau, man atrodo, aš esu toks, kuris apsimetinėjęs. Ir aš jį išgelbėjau, bet man buvo žiauriai sunku prieš paprastus priešus, net ne prieš bossus. Aš visiškai nejaučiu šito žaidimo kažkodėl. Aš jį nužaist ką kitą, bet man reikia perėjti, nes aš jau tiek metų turiu tą žaidimą, man reikia paprasčiausiai. Aš išėsiu sutinku į aspektą. Tau, kai... Plius, nes Silksong kažkada turi išeiti. Silksong turi kažkada išeiti. Tikėkime, kad mes nebūsime mirę, kai jis išeis. Va būtent. Yra toks dar vienas žaidimas, kuris taip ilgai eina. Tarsi man, kad antra dalis būtų taip užtamta kaip Hollow Knight. Man sunku įsivaizduoti net kažkaip. Pala, pakartok, aš nesu. Apie kokį žaidimą kalbėjai? Tiesiog apie bet kokį žaidimą, kuris būtų taip užtemtas. Kad taip užtemtas? Jo, aš į mane šitai neteina į galvą joks. Man, aš turėjau kažką tai ir... Čia vienas tikrai iš tų žaidimų, kuris dar neegzistuoja realiai, bet kuris yra antiek jau ilgai lauktas ir kad dar nežino žmonės, kada jis išeis tiksliai. Faktas yra, kad visas Hollow Knight community, visa bendruomenė pasauti, mums reikia Silksong. Bet jie kasdieną, tai kasdieną. Jo. Jie tiesiog nori ir neduoda. Jie šiaip pakankamai hardcore, ganėtinai toksai įsijautęs community yra šito žaidimo. Nes šitas žaidimas gali labai pasunkėti ir yra netokie modai sukurti, kur visus šitus bossus, visą šitą žaidimą pasunkina žiauriai ir tada žmonės bando pereiti. Tai aš esu žiūrėjęs šitą. Jo, yra toks sukurtas video, kur apie patį sunkiausią bossą nutraus. Tai vadinasi Ultimate Radiance. Ne Ultimate, taip vadinasi. True Radiance kažkas tokia. Ne, True Radiance yra, man atrodo, taip pat tas pasunkintas bossas, bet nesmė. Žodžiu, yra toksai ultra, super duper stipresnė versija paskutinio bosso. Absolute, jo. Tai va, realiai ten žaist Absolute yra kaip, nežinau, tu realiai turi išvengti lietaus vidury gatvėj. Tiesiog, įsivaizduok, tiesiog prieš... Bet per standartišką lietuvišką audrą. Ir tu nesi kažkoks superherojus, tiesiog tu esi tą. Tu esi žmogus ir bandai išvengti lietaus. Kiekvieną individualaus lietaus lašo. Tai čia, jeigu mums reikėtų užkietėjusio gamerio terminais tą pasakyti, įsivaizduokite kovoti prieš Queen of Light per Terrariją, bet per dieną. Ir gerai, tiesiog įsivaizduok, kad žaidži bet kokį žaidimą, kuris yra paremtas tuo, kad tau reikia daug kartų bandyti kažką daryti ir jis... Bet koks tas Freudians tipo, pavyzdžiui, žaidimas arba... Ne Freudian tipo vadinasi... Nežinau. Kaip Getting Over It, Junkingas. Streamer Age žaidimai. Jo, tiesiog pykčio žaidimai. Tai va, bent vienas šito varianto. It's bullshit. 10 kartų blogiau. Arba man jis iš tikrųjų visai patiko. Kuris? It's bullshit. I want to be the bossy. Apie irgi galėsi pakalbėti, kada nors vėliau. Niekas iš mūsų nėra žaidęs apart tave. Tai aš galėsiu labai daug pakalbėti. Mes tik speedruną žiūrėjom ir mes tokie, wow, nes speedrunneriai negali iki pereiti, ta prasme, nemirė mirčių. Be šansų. Aš manau, kad aš jau pabaigiau savo. Tai galime judėti prie kito. Aš dar žiūriu iš savo lipusių 5, apie ką būtų gerai pašnekėti. Ir aš manau, aš noriu paminėti kitą indie žaidimą. Nes jos smagiau šnekėti. Kurį tu būtent indie žaidimą? Jų yra daug. Aš pažiūrėjęs tavo sąrašą. Nežiūrėk mano sąrašo. Ne, aš jau pažiūrėjau, kokie žaidimai. Aš tu. Ir man labai įdomu sužinoti. Žinai ką, kas tau įdomu? Kas man įdomu? Kas tau įdomu? Nes man atrodo, kad aš žinau visus savo žaidimus. Man įdomu sužinoti apie vieną žaidimą, bet aš jau esu žaidęs. Tai aš nežinau, gal duodu šansą kitiem dviem žaidimam, kurių aš nelabai pažįstu. Pas mane sąraše yra tik Darkest Dungeon ir 2 kiti tu tik visus sąrašai? Indie žaidimai. Indie. Tai aš žinau vieną. Tikrai ne World of Warcraft. World of Warcraft yra žaidimą. Dabar jau paminėjai, mes dabar šnekėsime World of Warcraft. Anyways, visų pirma, aš noriu atsiriboti nuo Blizzard. Nes Blizzard yra
Mes nesutinkame su jų veiksmais ir Mes nesutinkame už ko jie su stovi. Blizzard. O, aš norėčiau paminėti dar visai apie, nepaminėti, bet pakalbėti apie naujausią jų žaidimą visai. Diablo 4. Diablo 4, bet manau, gal palikime šitą. Mes kol kas prieisim prie pasakysime. mano eilės, tada Bet galėsim prieisime. paminėti. O dabar tu apie... World of Warcraft. Mano patirtis su World of Warcraft yra šiek tiek retail. Retail vadinasi Čia kur dabar yra tas serveris. dabartinis pagrindinis serveris, naujausias. Retail vadinasi, ką tu iš retail pirktum. Jei dar svarbu Tai dėl to paminėt, taip vadina. Kas, jeigu nežinau, tai šitas žaidimas yra labai senas. Labai senas. Pagal jį, jis buvo sukurtas pagal labai žinomą kortų žaidimą Hearthstone. Ir jis Labai. nusprendė Hearthstone jūs dėti į MMO žaidimą. Toksai tradicinis, Jis buvo. fantastinis žaidimas. Tradicinis ir jis yra pirmas MMO, kuris tiesiog nusprendė, mes nebandysime būti sunkus žaidimas, mes bandysime būti atviras žaidimas paprastam Prieinamas. žaidimui. Prieinamas. Ir taip pat jis buvo vienas iš žaidimų, dėl kurio buvo krizė, kad žmonės buvo nuoširdžiai priklausomi nuo jo. Tai vienas iš pirmųjų atvejų, kurie man ateina. Aš sakyčiau, kad nebūtų pirmas, bet toks masyvus. Bet toks atvejis, masyvus kai dėl daug populiarumo. žmonių labai addicted. Ir mano patirtis su jo pagrindė yra privatus serveriai, kas iš esmės yra tiesiog žmonės privačiai pasiema kodą, World of Warcraft, sukuria savo serverį ir tada tu gali tiesiog jame žaisti. Čia yra bonusas iš to, kad aš neturiu duoti savo pinigų Blizzard, nes Blizzard Tau nereikia mokėti už privatus serverius tu serverius, neturi nes- mokėti. Oh. Nes tu nežaidži per Blizzard Jo, ir jų Battle.net Scumfuck, atsiprašau, šitą klientą. Nes Licenziruota. Blizzardas kiek iš tavęs vogia per mėnesį, jeigu tu nori žaisti. Jeigu tu tą nori žaist paprastą Warcraft, World of Warcraft. per 10 daug. eurų, man atrodo, ne? Per daug. Per Tikrai- daug už tai, ką tu gauni. Tikrai tave apiplėšia. Tikrai apiplėšė, aš pagrindę žaidžiu ant vanilla serverių privačių ir aš nežinau, aš nemanau, kad aš turiu labai daug šnekėti apie World of Warcraft, žaidimas yra toks vienas, bet aš jį turiu paminėti, nes tai yra Aš manau, žaidimas. kad esmė tame, kad tu kažką žudai, tu ten kažką... taikini ir tu kaip gauni yra labai itemus. gerai. Apibūdinai 8 procentų, ne, 95% Jo, bet žaidimų, tu tau- kažką žudai. Kaip yra Bet tau pasakęs, nereikia labai daug to... kaip yra pasakęs, nuostabus žaidimo kritikas, Mr. Dangerous, Uber Danger. Uber danger. Tu praleidi 9% žaidimo mušdamas ir Bėgdamas. ir stovėdamas. Ai, aš maniau. Ai, taip, yeah. Mušdamas ir stovėdamas. Ir tu gauni lygius, ir gauni šarvus, ir ginklus, kad mušti stipriau ir stovėti ilgiau. Ir aš tiesiog myliu šitą paprastą, seną konceptą. Naujas World of Warcraft su visais expansionais, aš nežinau, kas ten dedasi, bet senas vanilla World of Warcraft turi labai geras klasės definuotas, vadinasi, jeigu tu esi klerikas, tu būsi gydytojas. Tu būsi gydytojas ir tiek. Jeigu tu esi karys, tu gali pasirinkti, ar tu nori būti tankas, kuris ima visą žalą iš visų priešų, ar tu nori būti tas, kuris daužo stipriai. Per naują, aš suprantu, kad jeigu tu esi karys, tu kažkokiu būdu gali būti dar ir gydytojas. Iš esmės visos klasės gali būti kuo tik nori. Bet senas turi tiesiog tą labai gražų vaidmenų žaidimo progresiją, tu jautiesi kiekvieną kartą, kai pakyli lygų, kai pastiprėjai, kad tu iš tiesų pastiprėjai. Ir tai yra žaidimas, kur aš kiekvieną kartą galiu pasakyti, jeigu aš noriu atsijungti iš savo socialaus gyvenimo geram mėnesiui, aš galiu be problemų 200 valandų sukišti į World of Warcraft ir tada užmiršti, kad aš žaidžiau iš visą žaidimą ir nebeliesti jo kokiems metams. Ir tiesiog nėra tikslo man per World of Warcraft. Aš nesakau, kad aš turiu tikslą. Nėra tai, kad aš sakau, man reikia pasiekti max lygį, man reikia nugalėti bossą, man reikia raidint. Aš tiesiog, man patinka tiesiog vaikščio po pasaulį, po šitą didelį pasaulį, bet didelių loading zones, kur tiesiog jautiesi, kad tu pastoviai keliauji, kažką naujo atrandi, užpildai savo žemėlapį. Ir tiesiog jautiesi kaip dalis didelio pasaulio. Yra tiesiog smagu žaisti. Nėra smagu siekti kažko. Žinoma, kažko siekti irgi yra smagu, bet kai tu kažko sieki, tada tu turi vis tą problemą, kad kai tu tą pasieki, ką tada. Bet smagu yra tiesiog daryti. Pats kelias jau yra smagus World of Warcraft. Vanilla. Neduokite pinigų Blizzard. Aš baigiu savo pokalbį. Man kaip žmogui, kuris
kuris nėra žaidęs World of Warcraft, man tiesiog toks dalykas labai nukreipia dėmesį nuo šito žaidimo, kad tu pažiūrė, kaip žmonės žaidžia šitą žaidimą ir ten būna gal 30 visokių lentelių, ten mygtukų, atrodo, tu pasižiūrė įjungti vienu metu ir tu galvoji, kas čia vyksta, žinai. Jokingiausia būna, kas čia vyksta. Žmonės nežinantys MMOs, jie tokie pasižiūrė, pasako, tu turi ten 30 abilities per 3 hotbarus. Kas būna, tai kad tu tiesiog 2 mygtukus ten paspaudai. Taip. Bet kas yra jokingiausia, tu naudoji kokius 5. Jeigu tu žaidi kokį Mage'ą ar Hunterį, tu naudoji 2. Nes ten yra braindead DPS klasės. Bet kas jokingiausia, tu paklausė MMO žaidėjo, tu turi 30 abilities per 3 hotbarus ir tada dar 2 šone papildomus, kur itemai sudėti. Ar tu nepasimeti ir jis pasakys, ne, man reikėtų daugiau hotbarų, bet žaidimas neduoda. Ar tu pasakytum, kad pasaulis yra tikras labai įsitraukiantis aspektas tų žaidimų? 100%. Pasaulis turi tiek atmosferos, muzika visada. Nesvarbu, kur tu eini, muzika būna tinkanti ir įtraukianti. Dialogas, jeigu tu nori jį skaityti, visada bus smagus, jis turi humorą. Pasaulis per daug rimtai į save nežvelgia, bet tu vis tiek gali įsitraukti į istoriją veikėjų. Questai visada būna faini. Ką aš tik pasakysiu, kad Vanilla turi tą dalyką, kad jis būtent yra tas pradinės stadija žaidimo, tai jis nėra subalansuotas. Jeigu tu dar kaip karys, kaip warrior bandai kilti lygius pats, tu turėsi siaubingą patirtį. Ten iš tiesų yra sunku. Aš esu girdėjęs tam. Žaidimas yra pakankamai sunkus. Bet kas jį padaro nuostabiu, yra būtent, kad jis tave verčia žaisti su kitais žmonėmis. Jis turi tą MMO dalyką, kad tu nežaidi vienas. Geriausi mano prisiminimai iš World of Warcraft yra, kad man kažkur buvo sunku vienam, pribėgo nepažįstamas žmogus, paklausė, ar tau reikia pagalbos, aš neturiu ką veikti 15 minučių. Man duodavo Mage'ai man duodavo maisto, tiesiog skydavo ten koks warlockas duodavo tiesiog akmenį, kuris grąžina gyvybių kažkiek. Žmonės tiesiog pagalbingi, nes jie visi tokie, aš irgi esu kalbės. Vos ne savo istoriją sukuri. Tu sukuri savo istoriją. Nereikia, kad Blizzardas sukurtų tavo istoriją už tave. Tu susikuri pats savo istoriją. Kaip tu, su šitu pasauliu. Taip, žaidimas nėra linearus. Tu gali nueiti į kažkokią zoną, kuri to bus per sunki, bet jeigu tu padarysi ten questą kažkokiu būdu, XP tave tiesiog boostins kur kas toliau. Vienas klausimas ateina, ar tau tas dalykas, kad tai yra MMO, tai tu su kitais žaidėjais vienu kartu žaidži, tau tai pakelia vos net tą džiaugsmą žaidimą šito, ar ne? Aš sakyčiau, kad World of Warcraft tai yra svarbus elementas šiam žaidimui. Tai Vanilla yra labai svarbus elementas, nes nemažai dalykų yra per sunkus vienam žaidėjui. Tu neįveiksi kaip vienas žaidėjas. Yra šitam Warrior tam, kad tu galėtum gauti kelis kartu. Taip, kad gauti savo pagrindinį vieną gebėjimą, tau reikia ne tik padaryti kelis questus, kurie vienam padaryti užtruktų metus, vos ne, toks jausmas. Ir tada tau reikia dar įveikti bossą vieną, kurio tu vienas niekada, 30 lygio, be šansų. Tas bossas yra 40 ir jis yra scaled up. Jis yra žiauriai sunkus. Ir tada tiesiog gildijoje aš pasakiau, ar kažkas norėtų man padėti. Ir vienas, aš neturiu ką veikti, aš tau pafarminsiu vieną itemą questui ir aš tau padarysiu bossą, padėsiu. Ir jis tiesiog atėjo, mes padarėm per 20 minučių ir toks, aš tau dar 100 auksą duosiu, tiesiog, nes turiu. Nes galiu. Nusipirk arklį. Jeigu nežinot, 40 lygio tu gali gauti arklį pagaliau per World of Warcraft. Čia yra 2/3 iki max lygio, nes max lygis yra 60. Ir visą tą laiką iki tol tu eini pėsčias. Čia Vanilas yra. Čia Vanilas. Ir tada tu pagaliau gauni arklį. Ir tu gauni pagaliau jot ir judėt greičiau. Ir tai yra tiesiog... Ir tau reikia daug įdėti po pasaulio, tai tau tas labai padeda. Tu pastoviai vien tik vaikštai. Tai tu gauni arklį toks, bet arklys kainuoja 40 auksų, teisingai prisimenu. Ir auksą gauti yra gana sunku vėl. Viskas, ką tu darai per Vanilla World of Warcraft, tu jautiesi, kad tu progresuoji, tu jautiesi, kad tu užsidirbai. Ir jeigu tau dar per kokį dungeoną iškrenta retas itemas, koks 0,2%, tas itemas galbūt netgi taps tavo veikėjo dalim. Tu tiesiog nebeatsiskirs nuo to itemo, nes jis antiek tau padės įmuštis pro žaidimą. World of Warcraft tikriausiai sukūrė tą idėją super retų daiktų.
Tapsim, kur 0,2%. Jo, nes yra labai daug tokių, kaip šis, petai, ar kaip jie vadinasi. Petai, mountai yra... Jie labai reti yra ir tam. Taip. Mountai yra World of Warcraft endgame'as iš esmės. Čia yra pabaiga žaidimo. Kai tu jau perėjęs visą kontentą, tu tada pradedi kolekcionuoti mountus, tam, kad galėtum flexint. Kokios sunkumo kvestas perėjai. Čia fashion, aš tą patį norėjau sakyti, bet taip pat norėjau pasakyti, kad aš pastebėjau tą taip pat su Warframe, kad žmonės tiesiog yra draugiški. Žmonės kažkur... Dėl to, kad kai tu darai tokį patį dalyką monotoniškai kažkaip, kadangi nėra kompetityvaus aspekto, nėra kaip būti kompetityviam, tai žmonės supranta, kad aš neturiu prasmės nepadėti, nes man tai grinai nieko nekainuoja, nes žaidimai yra sukurti taip, kad kuo tu toliau eini, tuo tau lengviau pasidaro gauti tos dalykus, kuriuos tu gauni pačioj pradžioj. Tai tu tas, kad pradiniam žaidėjui yra gauti sunku ir gauna mažai, tau yra lengva ir tu gauni to daug dažniausiai. Tai tau nėra prasmės toks, tai aš padėsiu, ateik su manim, man fainiau. O tokie žaidimai priverčia su kitais pradėti. Man buvo... Priverčia žaidėjus socializuotis. Neretai būdavo, kad mes susitardavom. Čia yra vienas pagrindinių dalykų. Vieną kartą iš vis aš dar buvau roleplay serveryje, tai nebūdavo taip, kad tu šnekėdavai kažkokiais tai gamer, užkietėjusio gamerio terminais. Atvaryk šitą dungeoną pagrindinį. Ne, taip tu sakydavai, bet jeigu tu sutikdavai atsitiktinį kažkokį nepažįstamą pasaulyje, nebūdavai tai, seniai, man reikia tiek XP, ar galėtum padėti? Būdavo, man taip sunku kovoti prieš šitus griaučius, man reikėtų tavo pagalbos, aukšto lygio, gerbtinas kary, tu būtum toks naudingas mano kare prieš inkviziciją. Ar tu norėtum sugaišti minutėlę ir padėti man mano žygyje? Ir tai savo, taip, visiškai, aš visada noriu padėti jaunam, augančiam kariui. Vieną dieną tu stovėsi su manim fronte ar gelbėsi pasaulio nuo aliancijos, kažkas tokia. Ir tu gauni iš tiesų žaisti vaidmenų žaidimą. Ar nebuvo biškai nepatogu pačioj pradžioj? Ne. Nes kai aš žaidžiau griaučius, aš žaidžiau kaip undead. Ir kai aš vieną kartą tiesiog mes sėdėjom prieš dungeoną, laukėme, kad mūsų gydytojas atvarytų, nes jam visų pirma reikėjo per pusę kontinentų atskrist iki vietos. Ir mes tiesiog ten mobus paprastus darom, kad praleist laiką. Ir negyvėliai turi gebėjimą valgyti lavonus. Ir aš tiesiog, mes nugalėm ir jis buvo žmogus. Ir jis guli, ir aš toks, nemokamas snekas. Pradedu jį valgyti. Prieina kitas gydytojas iš kitos grupės, kurie irgi darys tą daržinę ir sako, aš nesu ten klerikas, jūs toks, čia yra tiesiog visiška nesąmonė. Kaip tu drįsti taip veikti su negyvėliu? Tu turi gerbti mirtį. Aš toks, žinok, skanu, tau irgi reikia. Tu praleidi kažką nevalgydama žmonės. Čia yra prieš mano idealus. Aš tave paduosiu teismą. Aš toks, tu esi gnomas, aš tave paduosiu į teismą už tai, kad už tavo rasę. Tokie dalykai. Ir tokie dalykai suteikia žaidimai paprasčiausiai to smagumo. Rasizmas. Suteikia žaidimai, vaidmenų žaidimas, kur tu kažkaip bandai įsilieti tą veikėją savo. Įsilieti veikėją visada yra smagiausia. Todėl tikriausiai žmonės sugrįžta, Požemio drakonai taip sugrįžta į populiarią mediją, nes žmonėms patinka. Net filmas dabar buvo. Jo, vaidinti žmonėms patinka. Tiesiog yra smagu būti savo veikėju. Ir ne tik sakyti, čia yra modelis, kuris daro tam tikrus veiksmus ir jis turi skaičius pririštus prie savo veiksmų. Čia yra taip pat dalis manęs įdėta į to. Ir tada tu gauni tą ryšį, kuris... Tada tu ir gali praleisti tiek laiko žaisdamas žaidimą, kuriame tu... Ir aš nemeluoju, ką tu darai, 90% tu stovi ir daužai. Ir tada tu bandai stovėti ilgiau ir daužyti stipriau. Čia yra visa esmė. Žinai, gerai. Ne, tu manai, tu džiaugies, kai randi kardą, ant kurio parašyta, kad jis 2% greičiau daužo. Tu toks, ką? 2% geriau pataikyti? 2% hit chance ir jis yra vienas iš rečiausių itemų žaidime? Wow! Va čia taip būna. Toks geras žaidimas yra todėl, kad jį taip lengvai apibūdinti. Aš manau, kad jis stovi daužai. Geras, kai tu turi tą tokią... Paprastą formulę.
kadangi jis buvo dar labai senai sukurtas, tai jis nebuvo paremtas to, kad tu gali tiesiog, nueiti į internetą, žinai, tam pažiūrėti, kaip tau geriausia. Šiais laikais jau. Nes žmonės tiesiog žaidė ir bandė patys tai padaryti, patys sužinoti, kaip tai padaryti, patys bendrauti su kitais, kad būtų lengviau. Taip. Dabar, kiek žinau, net galima tiesiog surasti lobby, su kitais žmonėm vos nesusijungti, paspaudus vieną mygtuką. O anksčiau, kaip suprantu, reikėjo... Net nebereikia bendrauti. Tau reikėjo rašyti žmogų kitam, susibendrauti, kad jis kad jis savo padėtų, žinai, kad jis ateitų to lobby. Tai visa esmė, kai dabar Classic išėjo, iš tiesų žmonės priešais Dungeonus sėdėjo ir bandė žmonės įtikinti juos priimti į jų grupę. Prašau, priimkit mane į grupę, aš jums padėsiu, aš naudingas. Tas faktorius, kad tu turi praleisti daugiau laiko dėl realiai tokių tuščių dalykų, kurie tau vos ir pakelia visą žaidimą, žinai, ne tai, kad tu tiesiog... Per Classic žaidimas yra toks sunkus, ta prasme, priešai yra tokie galingi palyginus su veikėjais, kad tau reikia praleisti tą laiką šnekėti su kitais žaidėjais. Čia visa esmė. Kaip ir sakei, čia yra iš dalies tuščia, bet iš kitos pusės čia yra tas pats žaidimas, kai tu, kaip sakai, gali praleisti ant 1000 valandų ar ant 2000, kiek nori. Nes tu realiai, tu gali tiesiog taip streamlinint žaidimą, kaip čia pasakyti, kad tu tiesiog, ten time traveling, žinai, tam nukeliauji iš karto į tą vietą, į aną vietą, žinai, tam surandi iš karto grupę žmonių, kurie tau padeda, žinai, tau net nereikia niekam rašyti, žinai, ten nieko bendrauti. Ir toks žaidimas gali kai kuriam žmonėm, žinai, ten labai įdomu, o tiem žmonėm dingsta tas aspektas, kad tu susilieji su žaidimu, tu tampi dalis vos ne jo. O čia realiai kaip dabar realiai muzikos, koks būtų toks, dabar čia labai nukeliau šoną, bet kaip muzikos šitą sferą, kad labai tokia yra generic. Tai homogeniška. Labai paprastas generic ir tu pradedi tą ryšį su juo, kaip per vanilą, kur viskas yra labai basic, ne min-maxinta iš dalies, kur tu turi bendrauti su kitais ir panašiai, tai tu pradedi tą tokį ryšį, manau. Tai kodėl tau patinka tai vanila, dėl to, kad tau patinka tokia roleplayinimo, įsiliejimo. Man patinka tas įsiliejimas. Ir kurie buvo prarasti per laiką ir kadangi dabar jau 20 metų yra praėję, tai daug kas buvo prarasta ir žmonėm ne taip jau patinka pažinimus. Aišku, ne dėl to, yra kitokių faktorių, bet čia vienas tų pagrindinių, manau, kad žmonės tiek jau nepraleidžia daug laiko su. Aš sakyčiau, kad pagrindinis įkaltis, kodėl Vanilla World of Warcraft yra toks geras, bent jau patvirtinantis faktorius, kad kai išleido pagaliau Blizzard, pagaliau išleido. Jie iš pradžių steitino, jie iš tiesų teigia. Nes ten buvo kiti sukūrė šitą vanilą. Tai buvo sukurtas serveris, kurį nužudė. Jo, ir jie nužudė. Jo, ir Blizzardas per interviu buvo teigęs, kad jūs nenorite vanilą. Jūs nenorit vanilą. Jie bandė įrodyti fanams, kurie sakė, kad nori, kad ne. Jūs nenorit šitų paprastų sistemų, jūs nenorit, kad nėra quality of life, jūs nenorit šitų problemų su žaidimu, kurias mes visas išsprendėm. Išleido World of Warcraft Classic ir serveriai buvo sauskimšos. Yeah. Visiška sauskimša. Nebuvo įmanoma įeiti. Priešais tave buvo 10 000 žmonių, kurie norėjo prieš tave įeiti serverius. Yeah. Ir jie neturėjo šansų. Žmonės norėjo to distiliuoto, paprasto World of Warcraft. Čia net nedistiliuotas. Ta prasme, distiliuotas jau yra visai, kas būtų, čia yra... Ne, aš sakyčiau atvirkščiai, būtent čia yra distiliuotas, nes kas dabar yra su World of Warcraft yra priemaišų pilna. Arba jo, šitaip sakyčiau. Jo. Tu turi toksai grynas originalas. Čia tiesiog, čia vaniliniai ledai, vaniliniai ledai, tiesiog tas klasikinis skonis, kuris niekad neišeina. Jo, jis neišeina, vaniliniai ledai tiesiog skanus. Jie tiesiog neišeina iš mados. Ir tas yra savo nori, kad tu tiesiog žaidi ir tu jauties, tu gauni kardą, kuris, sakykime, daro 1 damage daugiau. Ir tu laimingas. Ir tu laimingas. Arba tu gauni kokį 2% dropą iš boso ir tada jūs visi rolina dėl jo, nes visi jį nori parduoti. Ir tada tu laimi ir toks, visi jūsų nekenčiu, bet aš jį galvoju. Aš tave myliu, bet aš jas nekenčiu. Vienu metu. Tokie dalykai. Aš tiesiog World of Warcraft Classic, jis neturi priemaišų, jis yra paprastas, stovėk daužyk.
bet viskas, kas eina aplink pastovėk daužyk per Vanilla Warfare, Yra ypatinga. sukuria tokią patirtį, kurią negali pakartoti joks kitas žaidimas. Aš siūlau visiems išsibandyti ir neduoti Blizzard pinigų. Gera idėja. Aš jau pažiūrėjau ganėtinai. Klausytojams irgi rekomenduoju neduoti Blizzard pinigų. Asmongold, kad suprašau, kad neverta žaisti. Asmongoldas tikrai yra ta juokinga dalis, kuris atsižaidęs tiek daug, jis yra vis tiek visiems sakys, žinot ką? Čia yra nesąmonė, kas deda. Jis pamastys, patylės ir tada išmes tokį aukselį vieną. Asmongoldas yra tikras. Žinot ką, aš pasakysiu, Asmongoldas yra tikras, užkietėjęs gameris. Jis gauna mano patvirtinantį atspaudą. Ir čia yra Juliaus garantija. Mes kaip tikri Ji daug reiškia, Ji daug reiškia. Iš manęs gauti atspaudą ir garantiją. Bet čia yra pasiekimas. Ar tu duotų man atspaudą ir garantiją? Sužinosit kitą kartą. Sužinosit kitą kartą, kai aš pažiūrėsiu savo neegzistuojančius pagrindus, pagal kuriuos aš iš tiesų suteikiu savo garantiją. Šitą ištrak. Ne, išrisiu. Nieko mes įtrinsim. Full raw experience. Full Hardcore gamers. Mes esam hardcore, epic, tikri, real gamers. Iš tikrųjų. Tai Mes turime dar 18 minučių ir Iki turime kol dar mes daug turim žaidimų. dingti iš čia. Mes Mes perėjom... tiesiog turim fuck off. mes Aš perėjau 2 iš savo sąrašo. Aš perėjau 2. Jo. Tai dabar tavo eilė būtų, bet aš nežinau, mes su vienu galim šiek pusvalandį galim realiai pradėti. Jo, aš manau... Tai nebent tu nori trumpai papasakoti. Ne, aš šito negalėsiu papasakoti trumpai. Aš šito tą, kad dabar turiu pasirašęs, jo neįmanom. Tu gali neišėrėsi. Aš irgi nežiūrėsiu, World of Warcraft paskutinis mano sąraše yra. Aš galiu pakalbėti apie Terrariją. Man rods mes čia per ilgai šnekėsime apie Terrariją. Man atrodo, kad mes tiesiog turėtume pasakyti, atsisveikinti su klausytojais. Aš manau, Ačiū, kad klausėtės mūsų pilotinio epizodo. Šitos nesąmonės, kurią mes vadinam tinklalaidė. Tinklalaidė, mes neturime pavadinimo tinklalaidėjai. Nelaukite, kad mes kurtume pavadinimą. Nelaukite ir antrą epizodą, kol kas. Dėkoju, kad jūs sugebėjot 2 valandas čia prakentėt mūsų labiau pusantros, bet jau. Šiandien 2. Kiek mes įkirpsim tiesiog kažkokiu atsitiktiniu klipu, ką mes šnekėjom prieš tai. Jo, kad paįvairinti visą... pakenčiama. Jo, paįvairinti visą jūsų patirtį klausimą. Ir tai... Jeigu jūs turite kažkokių tai priekaištų, jūs turite komentarų, jūs turite kritikos, prašau mums ją suteikite, kad aš ją galėčiau ištrinti. Būtinai užmeskite patinka arba nepatinka, jeigu nepatinka. Jeigu nepatiko, padėkit nepatinka ir parašykite, kodėl, kad ir tą galėčiau. Ir būtinai parašykite, jeigu nepatiko, kad mes nusižudytume į komentarus. Būtinai, jeigu turit siūlymų, apie ką norėtumėt, kad mes pašnekėtume, būtinai pasakykit, parašykit. Prenumeruokit. Čia jau sumažėjo. Sekite. Per Spotify, ne per YouTube. Tai jie net neturi patinka, ten yra sekti arba kažką dar. Blokuoti. Pasubscribinkit. Prenumeruokit. Ir pasidalinkite. Sekit mūsų socialinėje medijoje ir, man atrodo, čia... Sekite ties pavadinimu, kurio neturime irgi. Sugalvosim, ateityje. Sugalvosim. Labai ačiū, kad klausėt ir... Iki kito karto. Iki kito karto. Viso.